ir tokios temperatūros trasoje neypatingai sekdavosi gerai Michelin padangas naudojantiem sportininkam. Tekdavo palaukti bent 7-8 ratus, kuomet tos padangos iššils iki darbinės temperatūros. Kągi, žiūrėsime, kaip pakito situacija per žiemą. Mes dar kartelį greitai prabėgame per startinę rikiuotę. Kaip jau minėjome, Rubensas Barrichello ir Michaelis Schumacheris startuoja iš pirmosios juostos, antroje juostoje stovi, manau, pakankamai įprastai skambančios lenktynininkų pavardės, tai yra Ralfas Schumacheris ir Davidas Coulthardas. Na ir penktoje vietoje Mika Hakkinaną pakeitęs naujokas Kimis Raikkonenas kartu su Juanu Pablo Montoya iš BMW Williams komandos. Priminsime, kad Juanas Pablo turėjo tik vieną greitą ratą, kurio metu jam buvo sutrukdyta parodyti geriausią laiką. Septintoje vietoje Jarno Trulis su Renault, aštuntoje, dabar mūsų ekranuose, Giancarlo Fisichella perėjęs iš Benetton bolido į Jordan Honda. Devintas Felipe Massa, Formulės 1 naujokas, vos 20-metis. Žiūrėsime, kaip šiam lenktynininkui seksis, nors kvalifikacijoje štai rezultatas yra tikrai neblogas, devintoji startinė pozicija. Jo komandos draugas Nikas Heidfeldas startuoja šalia jo, 10 vietoje. 11 vietoje antrasis Renault vairuojamas Jensono Buttono, 12 vietoje British American Racing komandos bolidas vairuojamas Olivier Panis, jo komandos kolega Žakas Vilnevas 13 vietoje, 14 vietoje, pirmoji Toyota, galima pasveikinti su tokia puikia 14 startinė pozicija Mika Salo, 15 vieta Heinzas Haraldas Frenzenas, šiais metais atstovaujantis Aeros komandą. 16 vieta Alanas Maknišas, dar vienas naujokas, 17 Enrique Bernoldi, 18 Markas Weberis su Minardi Eižetek bolitų, 19 Eddie Irvainas, 20 Pedro Del Rosa, 21 Aleksas Jongas ir 22 Takumas Sato. Papasakosime galbūt šiek tiek vėliau apie kvalifikacijos dramas, kamgi labiausiai pasisekė, o kam nepasisekė. Na, o dabar jau lenktyninkai pajudėjo į apšilimo ratą ir tai oficialusis lenktynių pirmasis ratas. Viso šiandieną lenktyninkai turės įveikti 58 ratus. Na ir sprendžiant iš to, ką mes matome savo ekranuose, trasos asfaltas. Abu Aeros bolidai stovi nepajudėję į apšilimo ratą, kągi neįtikėtina nesėkmė. Labai panašu į analogišką tikriausiai ligą abiems bolidams, kuri nebuvo pašalinta treniruočių metu. Priminsiu, kad Aerosai į trasą išvažiavo vos prieš mėnesį. Šie bolidai buvo pristatyti gana vėlai. Na ir tai galbūt jiem sutrukdė atsikratyti smulkių ar didesnių nepatikimų problemų. Galbūt komanda tiesiog pamiršo priminti lenktynininkams apie startinės procedūros algoritmą. Na, mes žinome, kad naudojant tas modernes starto pagalbos sistemas, kiekvienas lenktynininkas turi žinoti, kokia seka paspausti visus mygtukus, taip kad bolidas reiškia įsijungtų savo startinį maudą ir galėtų nebuksuodamas ratais pajudėti iš vietos. Taigi, matyt, abu lenktynininkai šį režimą pamiršo, kaip sujungti, ir dabar matome dėja štai labai įdomiai atrodančius pakeltą nosimi abu Aeros bolidus stumiamus iš trasos. Niekas daugiau rikiuotėje šiemet neturi tokios aukštos nosies. Tai yra Sergio Rinlando aerodinamikos specialisto kūrinys. Beje, Sergio Rinlandas pernai kūrė Sauber bolidą, kuris aerodinamiškai buvo labai efektyvus. Tomas Volkinčiau iš Aeros prisiviliojo šį specialistą į savo ekipą, kuris, matome, sukūrė gana įspūdingai atrodantį bolidą. Tačiau tas įspūdis štai baigėsi dar prieš pat apšilimo ratą. Aeros bolidai, Heinzas Haraldas Frenzenas ir Enrique Bernoldi netgi nestartuoja į apšilimo ratą. Galbūt bolidai bus nustumti į techninio aptarnavimo juostą ir lenktynininkams leis startuoti iš tenai, kuomet visi kiti lenktynininkai jau bus privažiavę pirmąjį posūkį. Lauksime šio momento. Matėme, kad komandos technikai štai jau patraukė iš trasos visą reikalingą įrangą tam, kad padėtų užvesti savo bolidus. Na, o būsimų lenktynių lyderiai, štai abu raudonieji Ferrari pilotai jau stovi savo startinėse pozicijose ir laukia, kol konkurentai atsistos į savo vietas. Nors kvalifikacinės varžybos ir nebuvo tokios, kokias planavo lenktynininkai, tai yra buvo pravažiuoti vos po keli greiti ratai, tačiau startinė rikiuotė daugiau ar mažiau atspindi komandų pajėgumą. Žinoma,
kaip ir tikėtasi, greičiausiai yra Ferrari bolidai, taip pat visiškai netoli jų, visiškai arti už jų stovi McLaren ir BMW Williams bolidai, kurie iki sezoninėse treniruotėse, galima sakyti, su Ferrari važiavo gana lygiai. Ir štai užsidega raudonos šviesos, netrukus jos užges. Rubensas Barrichello dešinėje mūsų ekrano pusėje, Michaelis Schumacheris vangiai startuoja, Ralfas Schumacheris bando vežtis į priekį, bet Rubensas Barrichello jį blokuoja. Ir iš karto avarija. Ralfas įvažiavo, matyt, per anksti šiek tiek stabdė Rubensas Barrichello, Ralfas lietė galinę Rubenso bolido dalį ir štai matome kelias nukentėjusių, gana smarkiai nukentėjusių bolidų. Taigi šioje sumaištyje, matyt, nepavyko išvengti avarijos daugeliui paskui važiavusių sportininkų. Matėme ir Toyota bolidą, štai Jensonas Buttonas, kaip ir šiodamas, važiuoja link boksų. Manau, tai yra ne visiškai gera mintis, reiktų sustoti trasoje ir palikti sudužusi bolidą. Kimi Raikkonenas taip pat buvo įstrigęs už visos šitos didelės avarijos. Matėme ir Jordan bolidą, ir Toyota, kol kas sunku pasakyti, štai British American Racing bolidas. Nikas Heidfeldas, Sauberis, net Jordanas, labai daug bolidų nukentėjo pirmajame posūkyje. Michaelis Schumacheris labai įspėjo savo varžovus, kad pirmajame posūkyje gali kilti avarija, jeigu daugelis iš jų gali pasikarščiuoti. Na ir ko gero jisai išpranašavo šią situaciją, kurią matome savo ekranuose. Ką tik pažiūrėjome pakartojimo vaizdą iš šios avarijos, ir aš manau, kad Ralfas Schumacheris bus labai supykęs ant Rubenso Barrichello. Rubensas Barrichello gynė iš pradžių vidinę posūkio dalį, tačiau prieš pat posūkį stabdymo zonoje metėsi staiga į kairę. Būtent toje vietoje važiavo Ralfas Schumacheris ir aišku, Ralfas prieš įvažiuodamas į šį posūkį buvo sumastęs tokią taktiką, kad lys išorinę posūkio dalimi ir taip bandys lenkti Rubensą Barrichello. Tačiau staiga ten priešais Ralfą atsidūrė Rubensas Barrichello ir BMW Williams bolidas nebesugebėjo sustabdyti. Viskas baigėsi gana laimingai, Ralfas truputėlį paskraidė, tačiau bolidas nesivertė. Štai matome netgi ugnį pasipylusią. Taip, Rubensas Barrichello pasitraukė trasoje kairiau, Ralfui nelieka vietos trasoje, jisai neturi stabdymui galimybių daugiau, susidūrė su Rubensu ir štai keli dar automobiliai susidūrė posūkyje. Bandydami išvengti, atrodo, Felipe Massa labai agresyviai stabdė ir kiti lenktynininkai nesugebėjo išvengti susidūrimo su juo. Štai Williams bolidas trumpam buvo virtęs lėktuvu. Abu netgi Sauber pilotai, ir Felipe Massa ir Nikas Heidfeldas. Taip pat mes matome ir Giancarlo Fisichella, štai geltona uniforma, Olivier Panis bėga į boksus ir dar kažkas tai už jų. Ralfas taip pat galbūt bandys sėstis į atsarginį bolidą, kaip ir Rubensas Barrichello. Na, o lenktynių lyderių dabar tampa Davidas Coulthardas, Jarno Trulis yra antroje vietoje. Juanas Pablo Montoya trečias, Michaelis Schumacheris ketvirtas, penktas Edi Irvainas. Kągi, labai netikėta rikiuotė po pirmojo rato, kuris dėja matėme susiklostė labai dramatiškai. Na ir trumpas apšilimas prieš galbūt bandymą užimti vietą atsarginėme bolide. Štai Rubensas Barrichello tarėsi su Žanu Totu, Ferrari komandos šefu. Šis pasakė ne. Na ir ko gero visi pasiruošimai jau baigėsi. Ką padarė Rubensai? Galbūt ir ne tai sako dabar Žanas Totas, bet tiek, kiek mes matėme šios avarijos pakartojimą, žinoma, ne mes esame teisėjai, ne mums spręsti, kas kaltas, tačiau vizualiai buvo labai panašu, kad Rubensas Barrichello truputėlį pasikarščiavo, nors vakar po kvalifikacinių varžybų Michaelis Schumacheris bendrame lenktynininkų susirinkime, kaip jam įprasta, pasiūlė visiems būti labai atsargiem prieš pirmą posūkį, pasistengti geriau ramiai šį posūkį veikti. Štai žiūrime iš Ralfo Schumacherio kameros. Rubensas Barrichello pasistumė į vieną pusę, į kitą, štai dešinėje jisai pusėje ir bene ketvirtą kartą keičia savo važiavimo trajektoriją, kas beje tikrai yra draudžiama. Ir manau, jeigu teisėjai būtų šiuo atveju labai kritiški, Rubensui Barrichello galbūt netgi grėstų diskvalifikacija vienerioms ar dviejoms lenktynėms. Būtent taip, kad Rubensas padarė žymiai per daug manevrų, net yra leidžiama taisyklius. Yra vieną kartą leidžiama lenktynininkų keisti savo važiavimo trajektoriją. Na ir Rubensas matėme, kad keletą kartų pasuko savo vairą, pavažiavo tai vieną, tai kitą trasos dalį, norėdamas blokuoti savo varžovom galimybę lenkti. Na ir rezultate matėme sudaužytos kelios mašinos.
Na, dėl to, kad lenktynės nebuvo visiškai sustabdytos, tik tais buvo išvestas į trasą saugos automobilis. Be abejo, tie lenktynininkai, kurie pasitraukė pirmajame posūkį iš lenktynių, be abejo, neturės galimybių prisivyti savo varžovus su atsarginiais bolidais. O kasgi štai dabar važiuoja į boksus? Kimi Raikonenas 11 vietoje važiavęs lenktynininkas. Matėme, kad jisai buvo užsilaikęs pirmajame posūkyje vykusiame incidente, štai pakeistas jo priekinis sparnas ir kadangi lenktynininkas važiavo vienas iš paskutinių, be abejo, McLaren komanda nutarė pakviesti jį ir paremontuoti bolidą, kol trasoje lenktynės vyksta paskui saugos automobilį. Gana teisingas sprendimas Kimi Raikoneno, be abejo, į trasą jisai vėl išvažiuos toje pačioje 11 vietoje. Labai įdomu, vis dėlto lenktynės nėra stabdomos, bolidus veda saugos automobilis ir kiek mums teko susipažinti su techninėmis lenktynių taisyklėmis, kiti sportininkai, kuriuos mes matėme po avarijos bėgančius į boksus, negalės sėstis į atsarginius bolidus, nors dabar mes savo techninėme ekrane matome užsidegančius naujus skaičius ir pavardės, kas mums indikuoja, jog daugelis lenktynininkų, Mikas Salo, Hansis Haldas Frensenas, jau atsisėdė į atsarginius bolidus ir išvažiuoja į trasą. Na, po avarijos trasoje liko vos 11 bolidų, taigi galbūt teisėjai nusprendė, kad nebūtų jau taip blogai išleisti kitus lenktynininkus į trasą, nors šie jau bus atsilikę bent keliais ratais nuo lyderių. Na ir matėme, kaip ilgai personalas bandė iškrapštyti kažkokią tai detalę, kuri, matyt, incidento metu užkrito Kimi Raikonenui už nugaros, matyt, tai buvo akmuo esantis šalia trasos. Na, galų gale jiems tai pavyko, atrodo, ir Kimi Raikonenas dabar besisekdamas, matyt, važiuodamas diržus, vėl bando prisijungti prie šio lenktynininkų peletono. Vis dar nežinia, kiek trasoje važiuos saugos automobilis ir kiek paskui jį lėtai, štai kaip dabar seks Formulės 1 bolidai. Tačiau reiktų pažymėti, kad žinoma Davidas Coulthardas šios dienos lenktynėse startavęs iš 4 vietos yra dabar lenktynių lyderis ir žinoma džiaugiasi šią poziciją, o labiausiai rankas turbūt trina 5 vietoje važiuojantis Edi Irvainas, kuris kvalifikacijoje iškovojo tik 19 starto poziciją. Taip pat už jo 6 vietoje važiuoja komandos draugas Pedro Del Rosa, kuris lenktynėse startavo iš 20 vietos. Na ir žinoma, daugiausia šiandieną iškovoti taškų galimybių turi Markas Weberis ir Aleksanderis Jongas, kurie šiuo metu su Minardi bolidais važiuoja 8 ir 9 vietose. Na, ko gero, nemažesnė sensacija yra 7-oji Takumo Sato pozicija. Priminsime, kad jisai iš esmės nesikvalifikavo į šias lenktynės, tik tais dėl to, kad jam nepavyko pravažiuoti su savo bolidu reikalingo rato esant sausai trasai. Na, jisai turėjo mechaninių problemų, paskui taip pat su atsarginiu bolidu jam nepavyko kvalifikuotis, nes šis taip pat sugedo. Taigi Takuma Sato bandė kvalifikuoti su savo komandos kolegos Giancarlo Fisikelos bolidu, na, bet lijo lietus, jam slidinėjo kojas nuo pedalų, kadangi šie buvo numatyti Giancarlo Fisikelai ir jam pavyko parodyti labai blogą kvalifikacinį rezultatą, po ko jisai oficialiai būtų neprileistas prie lenktynių, bet, na, teisėjai sutiko, kad buvo labai išimtinė situacija, dėl ko Takuma Sato negalėjo kvalifikuotis lenktynėms ir buvo leista jam startuoti. Savo ekranuose dabar matome Enrique Bernoldi ir kelis komandos narius, kurie atrodo gana karštai, kažką tai labai diskutuoja, tačiau faktas, kad Enrique Bernoldi lenktynėse nebestartos. Na, atrodo, kad vis dėlto mūsų spėliojimai, kad galbūt teisėjai leis kitiems lenktynininkams užimti atsarginius bolidus, žinoma, nepasiteisina. Tiesiog į boksus labai lėtai po incidento buvo užsukęs Mika Salo ir Hansis Haldas Frensenas po starto, tai yra nestartavęs apšilimo rate, jo bolidas buvo nustumtas į techninio aptarnavimo zoną ir Hansis Haldas Frensenas išvažiavo į trasą, tačiau pirmaujantiems lenktynininkams yra atsilikęs 2 ratus, tuo tarpu vienintelis Toyota bolidas, likęs trasoje Mikas Salo, atsilikęs jau 1 ratu prieš Davidą Coulthardą. Taigi trasoje, atrodo, mes turėsime lygiai 13 bolidų. Kągi velnio tuzinas, bet tikėsimės, kad tie likę trasoje lenktynininkai pademonstruos
viską, ką jie, taip sakant, sukaupė savyje, visą tą energiją, kurią sukaupė savyje per žiemą. Na, žinome, kad daugelis bolidų iš esmės dar nėra paruošti pilnai sezonui. Labai intensyvūs testai vyko tik šiais metais. Girdėjome, kad buvo apribotas šiais metais bolidų bandymo periodas. Taigi, daugelis komandų dar ko gero neišsitraukė visų žaislų iš kišenių ir nesugebėjo pilnai pasiruošti sezonui. Štai matome Kimi Raikoneną, kuris jau pabuvojo boksuose, susitvarkė, kažkas buvo ištraukta jam iš už nugaros, ir dabar važiuoja pačioje rikiuotės pabaigoje. Kągi, nors trasoje ir liko vos 13 bolidų iš 22 startavusių, tačiau, manau, lenktynės mūsų laukia labai įdomios, ypatingai dėl to, kad pirmame dešimtuke mes matome gana lėtus bolidus, tai yra Jaguar bolidai, kaip jau minėjau, kvalifikavėsi vos 19 ir 20 vietose, ir taip pat Minardi bolidai, Markas Weberis, australas, Formulės 1 naujokas, nors kelis metus iš eilės jisai bandė Benetton bolidus kaip test pilotas, tačiau štai pagaliau Polo Štodarto galbūt dėka, savo tautiečio dėka, startuoja pirmose savo Formulės 1 lenktynėse. Ir žinoma, Aleksanderis Jungas, malaizietis, kuris pernai sudalyvavo jau 4 etapuose. Nėra ta galbūt viltis Minardi ekipai, kuri gali finišuoti aukštose vietose, tačiau Aleksanderis Jungas su savimi ateidamas į Minardi ekipą atnešė labai rimtus rėmėjus, vos galbūt ne visą šalį. Na ir abu Minardi pilotai prieš sezoną šnekėjo apie tai, kad jiems turi nusišypsoti laimė, kad be abejo stabiliai važiuodami. Štai, atsiprašau, Rūnai, saugos automobilis jau išjungė mirksinčias šviesas ir Deividas Kultardas bandys akceleruotis labai greitai iš paskutinio posūkio, iš karto už jo važiuoja Jarno Trulis, kuris bandys nepražiopsoti to momento, kuomet Deividas Kultardas prieš paskutinį posūkį nuspaus akceleratoriaus pedalą iki dugno. Rikiuojasi šalia Deivido Jarno Trulis, pirmosios Jarno lenktynės su Renault ekipa. Deividas Kultardas specialiai sumažino tempą. Iš tiesų tikro starto laukimas jaučiamas trasoje. Labai budrus turi būti lenktynininkai. Edi Irvainas truputėlį gudrauja, galbūt bandys spausti akceleratorių iki dugno truputėlį anksčiau nei Deividas Kultardas, tikėdamasis priartėti prie Michaelio Schumacherio, tačiau atrodo Edi Irvainui tai padaryti nepavyksta. Štai iš karto koks atsilikimas Edžio nuo buvusio savo komandos draugo iš Ferrari, Michaelio Schumacherio. Iki pirmojo posūkio niekas nepakinta. Deividas Kultardas, Jarno Trulli, Juanas Pablo Montoya, Michaelis Schumacheris, truputėlį daugiau atsilikęs Edi Irvainas, Pedro de la Rosa, Takuma Sato, Markas Weberis, Aleksanderis Jongas, Žakas Vilnevas, Kimi Raikonenas, Mika Salo ir Hansas Galdas Frensenas. Kas Montoya atsitinka? Žiūrime, atrodo, kad važiuoja kol kas normaliai, bet iš karto atsilikimas iki Michaelio Schumacherio išaugo. Galbūt kolumbietis turi kažkokių tai mechaninių problemų, kurių iš čia mums nesimato. Taip, net 3 sekundės prarado Juanas Pablo Montoya pirmame sektoriuje. Gali būti, kad padarė klaidelę, o dabar mes stebėsime, kaip trasoje elgsis Michaelis Schumacheris, pakilęs jau į 3 vietą. Dabar priešais Michaelį važiuoja Jarno Trulis. Ir matome, kad Michaelis jau priartėjo prie savo varžovo atakai skirto atstumu. Štai matome, visiškai prisiklijuoja prie galinio konkurento Jarno Trulio sparno, bando atakuoti čia. Jarno neužleidžia pozicijų, štai vėl pakeičia trajektoriją Michaelis. Matosi, kad turi gana didelę bolido greičio persvarą ir gali tiesiog erzinti savo varžovą bet kurioje trasos dalyje. O tuo, žinoma, naudojasi Deividas Kultardas, visus 3 sektorius pravažiuoja didžiausių greičių, jam netrukus priklausys greičiausias rato veikimo laikas. O Michaelis Schumacheris bando pasinaudoti vakuuminiu maišu, kurį sukūrė. Ne, vis dėlto šį kartą Michaelis Schumacheris nerizikuoja, Jarno Trulis uždarė duris. Labai teisingas sprendimas, nėra ko praleisti į priekį Michaelį Schumacherį, nes tai galbūt vienintelė Jarno Trulli galimybė šios dienos lenktynėse išlaikyti 2 vietą. Ir galima sakyti, kad Michaelis šioje situacijoje galbūt šiek tiek pasikarščiavo, jam reikėjo labiau parengti savo manevrą, be abejo jisai turi bolido greičio persvarą. Ir tiesiog nereikėjo taip vėlai stabdyti. Kita vertus, galbūt jam tai yra pravartu ta prasme, kad
reikia erzinti savo varžovą, galbūt jisai padarys klaidelę, na ir tada Michaeliui atsivers atviros durys į antrą vietą. Bet matome, kad kol Jarno Trulis laiko trečioje vietoje Michaelį Schumacherį, Davidas Coulthardas pabėgo jau 3 sekundėmis į priekį ir žinoma, dėl to Michaelis Schumacheris stengsis kuo greičiau susidoroti su Jarno Truliu ir pasivyti Davidą Coulthardą. Stebime šių lenktynininkų kovą, turi greičio pranašumą Ferrari bolidas greitose trasos dalyse, tačiau tos dalys yra truputėlį per trumpos tam, kad Michaelis Schumacheris prieš posūkį galėtų susilygiuoti su Jarno Trulį bolidu ir atlikti idealų lenkimo manevrą. Šį kartą dar Michaeliui Schumacheriui nepavyksta, bando išvažiuoti kuo arčiau Jarno Trulio į starto finišo tiesiąją. Labai palanki situacija, Jarno Trulis tikriausiai blokuos vidinę posūkio dalį. Ne, ten įleidžia Michaelį Schumacherį. Na ir vėl nepavyksta Michaeliui, kadangi jisai turėjo stabdyti ne visai švarioje trasos dalyje. Ir dabar prie Michaelio galinio sparno prisiklijavo Juanas Pablo Montoya. Jarno Trulis važiuoja labai kietai, rodo Michaeliui, kad jo laisvai į priekį nepraleis. Štai Jarno Trulis jau turi nedidelį pranašumą ir dabar Michaelis Schumacherį bandė spausti Juanas Pablo Montoya. Bet Michaelis šį nublokavo ir Juanas Pablo Montoya atsilieka. Na, o mes, kol nematome dabar intensyvių veiksmų trasoje, padarykime trumpą pertraukėlę. Kodėl taip sunku atsiplėšti nuo mobiliojo telefono? Prakalbėjus 75, 500, 5000 minučių. Todėl, kad bitėje minučių išpardavimas ir minutės kaina nuo 10 centų. Bitė, pirkite kiek norite, skambinkite kam norite. Chronoil, jūsų automobilio alyva. Sugrįžtame į lenktynes, Michaelis Schumacheris vėl pasivijo Jarno Trulį, vėl bando kišti savo raudoną bolido nosį į vidinę posūkio dalį, bet Jarno Trulis kol kas važiuoja be klaidų, kontroliuoja situaciją. Žinoma, Jarno Truliui dabar intensyviai reikia stebėti galinio vaizdo veidrodėlius, kurie šiemet truputėlį padidėjo lyginant su pernai metais, taigi Jarno Trulio darbą šiek tiek palengvina ir vėl Michaelis Schumacheris įveikdamas paskutinį trasos posūkį stengiasi privažiuoti kuo arčiau Jarno Trulio. Šį kartą situacija truputėlį prastesnė nei prieš tai buvusiame rate. Michaelis netgi nebando lysti vidinę posūkio dalį. Na ir matome, kad Davido Coulthardo persvara štai padaro klaidą Jarno Trulis. Susidūrimas su trasą skiriančiais barjerais ir be abejo Renault bolidas pažeistas taip, kad Trulis negalėtų toliau dalyvauti lenktynėse. Taip, nebėra lenktynėse nei vieno Renault bolido. Jensonas Buttonas buvo įsivėlęs į pirmojo posūkio avariją. Na, o štai Jarno Trulis šiek tiek persistengė panašu su akceleratoriaus pedalu, nors toje vietoje turėtų veikti galinių ratų prasisukimą kontroliuojanti sistema. Iš esmės lenktynininkai labai daug neturi skrupulų spausdami akceleratorių išvažiuojant iš posūkio, kadangi būtent automatika atlieka visą varančių ratų buksavimo kontrolę. Na ir ko gero šiuo atveju, šiuo atveju ta sistema buvo išėjusi iš rikiuotės ir be abejo dėl to Trulis apsisuko ir susidūrė su trasos barjerais. Šiuo atveju jau būtuoju laiku galima konstatuoti, kad Jarno Trulis turėjo puikią galimybę šios dienos lenktynėse užimti galbūt ne antrąją vietą, kurią tikriausiai iš jo būtų atėmęs Michaelis Schumacheris, bet Jarno Trulis galėjo kovoti bent jau dėl taškų. Kągi, trasą išvažiuoja saugos automobilis. Na, matome, kaip nelygiai sudilusios priekinės padangos, ar tai įvyko būtent šios avarijos pasiekmėje, slystant bolidui, bet panašu, kad ko gero tai yra normalaus dėvėjimosi simptomas. Na, galbūt Jarno Trulis buvo pasiryžęs važiuoti labai greitai. Štai manome, Enrique Bernoldi išvažiuoja trasoje. Tikimės, mes pamatysime, kiek Enrique Bernoldi yra atsilikęs lenktynių lyderiui Davidui Coulthardui. Turiu omenyje ne sekundės, ne minutės, o ratus.
Hansas Haldas Frenzenas su kitu Eraus bolidu yra jau atsilikęs 2 ratus. Šiuo metu Hansas Haldas Frenzenas užsuka į boksus, keičiasi tikriausiai ratus. Na ir žinoma, Eraus bolidai, kuriems nepavyko pajudėti apšilimo ratą, išvažiavo į lenktynes leidžiant taisyklėms, todėl, kad jie, žinoma, nori lenktyniauti, rinkti duomenis apie savo naująjį bolidą ir galbūt šiandieną gali nefinišuoti ne vienas štai tarp lyderių važiuojantis lenktyninkas, tai galbūt leistų Eraus bolidams atsidurti bent jau pirmame šešetuke, už kurias vietas yra skiriami taškai. Jarno Truliui be abejo nepasisekė, bet taip pat nepasisekė po šios nesėkmės Davidui Coulthardui, kadangi visa ta persvara, kurią jisai buvo užauginęs, kai Michaelis Schumacheris turėjo bandyti lenkti savo varžovą, vėl ištirpo. Na ir jo pagrindinis varžovas, Michaelis Schumacheris, dabar važiuoja visiškai prisiklijavęs prie galinės sparno. Na ir taip pat fenomenalų progresą šiais pirmaisiais lenktynių ratais padarė Kimis Raikkonenas, kuris, matėme, pakilo iš paskutiniosios 11 vietos į 5-ąją. Taip, kol mes stebėjome Michaelio Schumacherio ir Jarno Trulio kovą dėl antrosios vietos, Kimi Raikkonenas lenkė vieną varžovą po kito ir šiuo metu važiuoja jau 5-oje vietoje. Dabar Kimi Raikkoneno taikinys yra Eddie Irvinas, važiuojantis 4-oje pozicijoje ir labai įdomi kova mūsų laukia iš karto po to, kai saugos automobilis pasitrauks iš trasos, kadangi visiškai iki 0 ištirpo Davido Coulthardo 6 pranašumo sekundės. Michaelis Schumacheris pradėjo alsuoti Coulthardui į nugarą. Taip pat Juanas Pablo Montoya, žinoma, taip pat važiuos tuoj pat po Michaelio Schumacherio. Šie 3 lenktynininkai galės susikauti dėl aukštesnės pozicijos. Na štai matome dar kartą išvažiuojantį Trulį iš antrojo posūkio ir staiga jo varantys ratai pradeda buksuoti. Bolidas apsisuka aplink savo ašį ir susiduria su trasą supančiom sienelėm. Sunku, žinoma, pakomentuoti šį incidentą. Labai visgi yra panašu į elektronikos gedimą, kadangi po pernai Ispanijos Grand Prix, žinome, įsigaliojo elektroninės sistemos kontroliuojančios galinių ratų prasisukimą, kurios, žinoma, turi neleisti tiems ratams prasisukti, kuomet lenktyninkas nuspaudęs akceleratorių iki dugno, o būtent tai šiuo metu ir daro lenktyninkai važiuodami greitame posūkyje, spaudžia akceleratorių iki dugno ir tiesiog palieka bolido galo stabilumą kontroliuoti elektroniką. Ir labai panašu šiuo atveju, kad ta elektronika Renault bolide Jarno Trulį pavedė. Na ir matome gana amerikoniškų lenktynių situaciją, kai lenktynininkai naudodamiesi tuo, kad trasoje yra saugos automobilis, užvažiuoja į boksus pasipildyti degalų ir pasikeisti padangų. Na ir Žakas Vilnevas be abejo važiavęs 10-oje pozicijoje, nieko neprarado užvažiuodamas į boksus, taigi galbūt lenktynių eigoje dėl to jisai įgis tam tikrą persvarą prieš savo varžovus. Taip, Žakas Vilnevas pasikeitė padangas į naujus ratus. Priminsiu, kad jau boksuose yra buvęs Kimi Raikkonenas, taip pat Mika Salo su Toyota bolidu, kuris beje jau yra atsilikęs lenktynių lyderiams 1 ratu, taip pat 2 ratais atsilieka Hansas Haldas Frenzenas ir štai pagaliau turime informaciją, 8 ratais lenktynių lyderiui atsilieka Enrique Bernoldi ir Bernoldi šiuo metu važiuoja 13-oje vietoje, taip, nes jau mes nebeturime Jarno Trulio trasoje. Kol kas jisai kvalifikuojamos 12-oje vietoje, bet be abejo lenktynių eigoje ši pozicija iš karto blogės. Na, o mūsų dėmesio centre vėl lenktynių lyderiai. Saugos automobilis jau išjungia šviesas, taigi netrukus pamatysime lenktynių pratęsimą. Visiems pilotams dabar yra pranešama iš boksų, kad netrukus vėl prasidės lenktynės. Kągi, Davidas Coulthardas turbūt bandys vėl gudrauti. Pirmojo restarto metu jam tai pasisekė padaryti gana neblogai. Eddie Irvinas dabar važiuoja 4-oje vietoje. Pirmasis restartas Edžiui nepasisekė. Galbūt Eddis dabar imsis kiek kitokios taktikos. Jam reikės už savęs išlaikyti labai greitą McLaren bolidą, kurį pilotuoja Kimi Raikkonenas. Na ir man įdomu, kodėl Juanas Pablo Montoya taip lėtai važiavo pirmoje lenktynių dalyje. Kasgi atsitiko Davidas Coulthardas? Važiuoja žolėmis. Na, iš tiesų padarė klaidą Davidas Coulthardas.
pasikarščiavo prieš lenktynių startą, na ir lenktynių lyderis jau Michaelis Schumacheris ir Juanas Pablo Montoya labai aktyviai atakuoja savo varžovą, štai išorę aplenkia. Turėtų išlėkti iš trasos, neišlėkė Juanas Pablo Montoya iš trasos, labai šį kartą gudriai pasielgė Juanas Pablo Montoya, į starto finišo tiesiai išvažiavo tuoj už Michaelio Schumacherio bolido, štai Davidas Coulthardas prieš paskutinėme posūkyje blokuoja vieną ratą, išlėkė iš trasos, vos iš trasos neišlėkė Michaelis Schumacheris, tai leidžia pasinaudoti Juanui Pablo Montoyai ir Montoya prieš pat kirsdamas starto juostą jau buvo šalia Michaelio Schumacherio bolido. Na, jisai labai patyręs, be abejo, Juanas Pablo labai patyręs po Amerikos IndyCar lenktynių, labai patyręs veikti tokiuose situacijose. Na ir be abejo, tą patirtį jisai panaudojo 100% dėl to, kad Michaelis Schumacheris galbūt šiek tiek sutriko pamatęs Davido Coulthardo išlėkimą iš trasos prieš pirmąjį posūkį. Na, štai kai Juanas Pablo Montoya pradėjo stabdyti, man jau atrodė, kad nepavyks Juanui Pablo išsilaikyti trasoje. Stipriai blokuotas dešinysis priekinis ratas, tačiau Montoya praktiškai idealią trajektoriją įveikė pirmąjį posūkį ir netgi šiuo metu pirmąjį sektorių pravažiavo didžiausių greičių. Svarbiausias dalykas yra jūsų ramybė. Tokią ramybę gali užtikrinti patikima draudimo kompanija. Lindra sujungia patirtį Lietuvos rinkoje ir didžiausios šio Europos regiono draudimo kompanijos kapitalą. Apdrauskite vairuotojo civilinę atsakomybę kompanijoje Lindra ir laimėkite vieną iš 5 puikių automobilių arba daug vertingų prizų. Lindra. Jūsų ramybė garantuota. Jūsų automobilį sudaro daugiau kaip 5000 įvairiausių detalių. Ir mūsų meistrai puikiai pažįsta kiekvieną iš jų. Ką jums reikia žinoti apie automobilių remontą? Tai Kemi. Patikėkite savo automobilį profesionalams. Kągi, fantastiškos, visiškai fantastiškos lenktynės. Štai matome lenktynių lyderį Juaną Pablo Montoya, Michaelis Schumacheris antroje vietoje. Įdomu, į kurią vietą trasoje sugrįžo Davidas Coulthardas. Kol kas taip jį matome 5 vietoje už komandos kolegos naujoko Kimi Raikkoneno. Na ir Edis Irvainas, man atrodo, dabar jo šypsena netelpa šalme, kadangi jisai važiuoja 3 vietoje. Ir štai, jeigu mus neklaidina informacija, Juanas Pablo Montoya įveikė greičiausią ratą toje po restarto. Kągi, karingai nusiteikęs Juanas Pablo Montoya, Michaelis Schumacheris šiame rate nuo kolumbiečio atsiliko vos daugiau nei 1 sekundę. Taip, 12 ratas yra greičiausias, jis priklauso, žinoma, Juanui Pablo Montoyai. Štai pažiūrėkime, kas atsitiko taip su Aleksandriu Jongu, šiek tiek per greitai įvažiavo į posūkį. Na, matėme, kad trajektorija nukentėjo nedaug, tačiau konkurentai netruko tuo pasinaudoti. Aš manau, kad Polas Štodartas, Minardi komandos vadovas, dabar turėtų ir rėpti, ir tyliai, ir psichologiškai ramių balsų bandyti išaiškinti Aleksandriui Markui Weberiui, kad vyrai nesikarščiuokite, jūs esate labai gerose pozicijose. Štai Weberis su Minardi bolidu važiuoja 7 vietoje, vos 1 vieta jį skiria nuo 6-osios, už kurią yra skiriamas 1 taškas. Na ir Takuma Sato atrodo važiuoja labai lėtai, kadangi štai lenktynių lyderiai atakuoja Michaelis Schumacheris. Nepavyko, per trumpa buvo tiesioji, kad pasinaudotų kilusią sumaištimi Michaelis Schumacheris, bet jisai gana arti išvažiuoja į starto finišo tiesiai paskui kolumbietį. Gana neįprasta matyti taip arti iš gana greito posūkio išvažiuojantį bolidą arti varžovo. Žinome, kad posūkiuose lenktynininkai negali priartėti prie savo varžovo dėl to, kad praranda priekinis sparnas prispaudžiamąją galią. Tačiau panašu, kad pernai metų Ferrari bolidas yra modifikuotas taip, kalbu apie aerodinamiką, kad neprarastų prispaudžiamosios galios netgi važiuojant arti varžovo bolido galo. Na ir matome, kokias kompromisinės trajektorijas dabar trasoje paišo Juanas Pablo Montoya. Be abejo, jo susijęs su tuo, kad jisai savo poziciją bando ginti. Jau bando ginti gana intensyviai nuo Michaelio Schumacherio, tuo pasinaudoja
Davidas Coulthardas tik ką pravažiavęs greičiausią lenktynių ratą. Tačiau vos keliomis dešimtosiomis sekundės dalių greitesnis Davidas Coulthardas nei prieš tai būsime rate Juanas Pablo Montoya. Kimi Raikkonenas trečioje vietoje, jį po truputėlį vejasi Davidas Coulthardas, trečia ir ketvirtąją vietas skiria štai. Ne, mes žiūrime Davidą Coulthardą ir Juaną Pablo Montoya, atstumą tarp šių sportininkų, tačiau Davidas Coulthardas dabar artėja prie savo komandos draugo Kimi Raikkoneno. Ir šios bolidus dabar skiria mažiau negu 2 sekundės. Štai Michaelis Schumacheris užsiima išorinę posūkio dalį, bando išvažiuoti į starto finišo tiesiąją kuo palankiausių būdų. Žinoma, jo trajektorija, Michaelio Schumacherio trajektorija buvo kur kas palankesnė. Dabar Michaelis Schumacheris bandys užsiimti vidinę posūkio dalį. Juanas Pablo Montoya laikosi tvirtai išorėje, kadangi ten yra ideali trajektorija, ten trasos padangų sukibimo su trasa yra kur kas geresnis nei tuo metu turėjo Michaelis Schumacheris. Na, Michaelis Schumacheris jau pradeda erzinti savo varžovą ir kitose trasos dalyse, na, bet kolumbietis, galima sakyti, yra smarkiai patyręs būtent tokiom lenktyniniam taktikom pilotas. Jisai praėjęs tą mokyklą yra Amerikoje, kontaktinio sporto, sakyčiau, formulinių automobilių mokyklą yra praėjęs Amerikoje. Štai dar kartą pasižiūrėkime. Davidas Coulthardas dar kartą išlėkė iš trasos. Taip, grybauja Davidas Coulthardas, susinervinęs po klaidos prieš antrąjį restartą, prarasta lyderio pozicija. Šiuo metu mes stebime savo ekranuose, Davidas Coulthardas vis dėlto išlaiko ketvirtąją poziciją, tačiau matyt to pakartojimo metu Davidas į priekį bus praleidęs savo komandos draugą Kimi Raikkoneną. Matome štai, kad Davidas Coulthardas, naudodamasis tuo, kad Michaelis Schumacheris negali važiuoti pilnu tempu, štai vėl šiek tiek po savo klaidos sumažino atsilikimą. Davidas, matyt, bando važiuoti taip greitai, kaip tik tais leidžia jo bolidas, o be abejo šių dviejų lenktynininkų tempą diktuoja tai, kad Juanas Pablo Montoya negali važiuoti maksimaliu greičiu tik dėl to, kad jam tenka labai smarkiai dairytis į galinio veidrodėlius ir be abejo važiuoti posūkiuose nedėkinga trajektorija. Štai jau jisai pradeda taip ginti savo vietą, kad netgi įvažiavo į pirmąjį posūkį vidinio įvažiavimo. Taigi štai Michaelis Schumacheris jau pradeda taip spausti kolumbietį, kad šiam praktiškai resursas tų elementų leidžiančių jam apginti savo poziciją baigėsi kišenėje. Labai palanki situacija Kimi Raikkonenui. Kimis atsilieka nuo Michaelio Schumacherio tikrai mažiau nei 3 sekundėmis. Jeigu Juanas Pablo Montoya ir toliau laikysis tokių blokavimo trajektorijų, Kimi Raikkonenas taip pat turės puikią galimybę imti atakuoti Michaelį Schumacherį. Na, situacija trasoje tikrai labai įdomi. Manau, kad tai galbūt yra netgi pats įdomiausias scenarijus, kurį buvo galima prognozuoti prieš šias lenktynes. Būtent, kad dėl pirmosios pozicijos kausis Juanas Pablo Montoya ir Michaelis Schumacheris. Prisimename, kaip pernai šie du vyrai atkakliai kovėsi Brazilijoje, tada Austrijoje ir dar ne kartą apsimėtė piktais žodžiais už trasos ribų. Taigi tarp šių vyrų jau pačioje čempionato pradžioje vėl mezgasi rimta kova. Na ir be abejo, nei vienas iš šių lenktynininkų negali važiuoti tuo tempu, kuriuo galėtų važiuoti netrukdamas savo konkurento. Na, o Kimis Raikkonenas štai šią porą gana smarkiai vejasi ir netrukus galėsime pamatyti jauną Suomį, bandantį atakuoti Michaelį Schumacherį. Vėl gana agresyviai gina savo poziciją Juanas Pablo Montoya. Truputėlį per plačiai ir Michaelis Schumacheris iš karto to pasinaudoja. Montoya dabar galbūt trumpam pasinaudos vakuuminiu maišu, bet jam neturėtų užtekti laiko įlysti vidinę posūkio dalį. Štai kompromisinė buvo įvažiavimo į posūkį ir išvažiavimo trajektorija. Tuo pasinaudoja iš karto Michaelis Schumacheris, aplenkdamas savo varžovą antrajame posūkyje išorinių radijusų. Ir iš karto Michaelis Schumacheris beveik sekundelį trunka į priekį. Jo Ferrari bolidas ir žinoma Michaelio Schumacherio sugebėjimas pilotuoti šį bolidą šiandieną yra puiki greičio kombinacija, kuriai šiuo metu trasoje neprilygsta niekas. Juanas Pablo Montoya ne vieną ratą išbuvo lenktynių lyderių, sugebėjo už savęs išlaikyti Michaelį Schumacherį, tačiau, kaip sakoma, Michaelio bolido buvo pilna aplink Juano Pablo Montoyos Williamsą
ir vienu metu Montojos blokavimo manevras nepasiteisino, Michaelis Schumacheris viską apskaičiavo labai gerai. Na, štai tas posūkis, kuriame daug lenktynininkų išsvysta, matėme ir Aleksandrį Jongą čia važinėjantį po tokį mėlynai nudažytą žvyrą. Taip pat ten trumpam išvažiavo pabūti ir Enrique Bernoldi. Na ir matome, kad Kimis Raikonenas dabar dairosi štai į galinį Juano Pablo Montojos bolido sparną ir kontempliuoja, kokiu būdu jam atlikti lenkimo manevrą. Na, priminsime, kad Kimis Raikonenas po incidento pirmajame posūkyje jau buvo apsilankęs boksuose saugos automobilio lenktynių fazėje. Na, štai matėme, kiek šiukšlių pirmajame posūkyje po šio incidento bolidai pravažiuodami tiesiog pakelia tokį šiukšlių debesėlį. Na ir Kimis Raikonenas gana rimtai nusiteikia, štai analizuoja, kaip trasoje elgėsi Juano Pablo Montojos bolidas ir ieško silpnų vietų, galbūt pabandys taip pat atakuoti savo varžovą. Štai Michaelis Schumacheris išvystė jau daugiau nei 2 sekundžių persvarą. Pirmąjį sektorių Michaelis Schumacheris 17 rate įveikė greičiausiai, tikriausiai greitas bus ir antrasis sektorius. Taigi dabar viskas Michaelio Schumacherio rankose, jisai gali didinti savo pranašumą prieš Juaną Pablo Montoją, kurį dabar bandys persekioti ir galbūt atakuoti Kimi Raikonenas. Keista, kad Juano Pablo Montojos Williams bolidas buvo tiek lėtesnis už Michaelio Schumacherio Ferrari. Galbūt mes tai netrukus tikriausiai išsiaiškinsime, daug kas gali priklausyti nuo lenktynių taktikos, tai yra kiek kuro starto metu buvo pripilta į bolidus. Šiuo atveju labiau panašu, kad Juanas Pablo Montoja galbūt šios dienos lenktynėse yra pasirinkęs tik vieną sustojimą. Tuo tarpu galbūt Michaelio Schumacherio bolido kuro bake yra mažiau benzino ir šis sportininkas važiuoja su vienu ar net keliais sustojimais daugiau nei Montoja. Kągi, netrukus tai išsiaiškinsime. Vis tik labiau, ko gero, tikėtina, kad didžioji lenktynininkų dalis pasirinkusi vieno sustojimo taktiką, kadangi tą, ko gero, rekomendavo padangų gamintojai. Ši trasa yra gana slidi, tačiau labai jinai gerai tausoja padangas, taigi jų kokybė išlieka gana ilgai gera. Dėl to, ko gero, ta prasme, padangų prasme, šioje trasoje važiuoti, ko gero, optimalus variantas vieno sustojimo taktika. Kągi, pavažiuokime su Kimi Raikonenu. Sakyčiau, pakankamai ramiai važiuoja Kimi Raikonenas, truputėlį užsimeta bolido galas Raikonenui kliudžius aukštus posūkių kraštus. Na, kaip tobulame lenktynių simuliatoriuje jausmas labai panašus, gana tiksliai važiuoja Kimis Raikonenas. Na, iš čia žiūrėti ypač lengva, kai nejauti tų perkrovų, kurias jaučia jaunas suomis. Labai daug pavarų perjungia žemyn štai atvažiuodamas į pirmąjį posūkį, paskui visą laiką akseleruoja. Na, panašu, kad McLaren bolidai taisyta 7 greičių pavarų dėžė. Matome, ant vairuotojo vairo yra svirtelės, tų svirtelių žinoma nematome, tačiau galima stebėti, kaip lenktynininkas švelniais pirštų judesiais judina tas svirteles, jungdamas pavaras aukštyn ir žemyn, nors šiuolaikinė elektronika ir taisyklės leidžia, kad pavaros, pavyzdžiui, stabdymo zonoje gali žemėti automatiniu būdu. Tai yra, lenktynininkui nebūtina judinti svirtį ir priklausomai nuo elektroninės programos pavaros gali jungtis net ir nuo 7 į 1, kuomet lenktynininkas stabdo prieš posūkį. Na ir ko gero Kimi Raikoneno tempą vėlgi diktuoja Juanas Pablo Montoja. Panašu, kad Juanas Pablo pasirinkęs labai konservatyvią lenktynių taktiką, kaip minėjo padangų gamintojai, kad šioje trasoje
apsimoka startuoti su pilnu sklidinu degalų baku ir pirmą sustojimą ir vienintelį sustojimą daryti gana vėlai, gali būti, kad būtent tokią taktiką naudojasi Juanas Pablo Montoya. Jam dabar degalų bake lieka labai daug degalų, na ir jisai ko gero sustos vieninteliam savo sustojimui gana vėlai. Labai panašu, kad Michaelis Schumacheris važiuoja vieną ratą po kito vis didėjančių greičių. Taip, tai yra šių lenktynių ratų rekordas, 20-asis ratas. Michaelis Schumacheris patenkintas savo bolidu, priešais jį nėra jokių kliūčių, taigi atstumą nuo Juano Pablo Montoyos Michaelis padidina iki beveik 8 sekundžių. Na ir priminsime, kad tai vis tik yra kaip ne kaip praeitų metų bolidas. Tai nėra naujasis Ferrari bolidas, kuris bus ko gero į lenktynėse parodytas arba ateinančiose, arba tik trečiose čempionato lenktynėse. Daug versijų, kodėl Ferrari komanda nesiryžo šį čempionatą pradėti naujojų bolidų, kuris beje buvo įprastai pristatytas, pristatymo ceremonijoje, bolidas yra sukurtas, išbandytas trasose. Viena iš versijų, kurios laikosi Ferrari ekipa, yra tai, kad jie nepasitikė šio bolidu dėl to, kad jis nėra patikimas ir galbūt nefinišuotų šiose lenktynėse visus 58, nepravažiuotų visus 58 ratus be gedimo. Geriau, anot Ferrari vadovų, naudoti pernykštį bolidą, kuris tikrai yra patikimas ir pernai sugedo vos vieną kartą. Tačiau vyrauja ir kita versija, kurią labiau propaguoja McLaren komandos vadovas Ronas Denis. FIA jisai parašė skundą, kaltindamas vieną iš šių metų ekipų, sukūrus nelegalų bolidą. Na ir ko gero, tai gali būti būtent Ferrari bolidas, kuris ir neatvyko į startą pirmose lenktynėse. Taip, jeigu teko matyti šių metų naują Ferrari, štai Kimi Raikkonenas slysteli galinę ašimi, tačiau sukontroliuoja šį slydimą ir laiko praranda labai nedaug. Jeigu jums teko skaityti F1 savaitės žurnalą ar kitus spaudos leidinius apie Formulę 1 ir matyti nuotraukas su Ferrari bolidu, tikriausiai pastebėjote, kad ypatingai radikaliai atrodo šio automobilio galas, aerodinaminiai elementai, išmetimo vamzdžiai, na ir taip pat pavarų dėžė, kurios beje nuotraukose nesimato, taip pat manoma yra radikalios konstrukcijos. Yra dvi versijos, arba joje nėra sankabos, arba tai yra taip vadinamas monoblokas, kuomet variklis, sankabos dalis ir transmisija pavarų dėžė yra sujungti į vieną bloką. Na, labai sunku įsivaizduoti, kaip tai atrodo mechaniškai, ypač įsivaizduojant, kad tame bendrame karteryje turi sutilpti, kad tai turi sutilpti tie elementai, tai yra vienas momentas, bet kaip juos vėlgi eksploatuoti, kaip juos remontuoti, yra kitas dalykas, taigi labai daug techninių klausimų iškyla specialistams. Na, būtų įdomu pamatyti būtent šį technikos elementą. Štai vėl už trasos ribų pabuvojo Davidas Coulthardas. Taip, dar keletą grybų atrodo rado Davidas Coulthardas. Jeigu mes teisingai skaičiuojame, kiek matome savo ekranuose Davidą Coulthardą, tai yra trečiasis kartas, kuomet Davidui neužtenka asfalto šioje trasoje. Vėl tas pats posūkis, kuriame jisai išlėkė, analogiškai išlėkė prieš pat antrąjį restartą. Tik žinoma, šiuo atveju už Davido Coulthardo nebuvo nei Michaelio Schumacherio, nei Juano Pablo Montoyos. Davidas išsilaiko 4. pozicijoje ir nuo lenktynių lyderio yra jau atsilikęs daugiau nei pusę minutės. Beje, Davidą Coulthardą netrukus turėtų pasivyti, jeigu žinoma Davidas ir toliau taip važiuos. Eddie Irvainas, kuris važiuoja 5. vietoje, ir Markas Weberis su Minardi bolidu 6. vietoje. Na ir matyt visą Australiją dabar plojamės, dėja to negirdime. Priminsime, kad Markas Weberis, debiutuojantis tiek Formulėje 1, tiek Minardi komandoje, atstovauja Australijai ir čia be abejo publika susirinkosi jį labai palaiko. Na ir dabar stebi jo progresą. Markas Weberis būtent kalbėjo apie tai, kad jeigu jam nusišypsos laimė, jisai galės. Atsiprašau, Rūnai, Davidas turi rimtų problemų, ne veltui galbūt jisai važinėjasi už trasos ribų, galbūt tai nėra susijęs su lenktynininko klaidomis.
Tačiau po paskutinio pasivažinėjimo už trasos Edi Irvainas nuo Deivido buvo atsilikęs daugiau nei 15 sekundžių, tačiau mes dabar štai ką matome savo ekrane. Edi Irvainas ir Mika Salo su Toyota lenkia Deividą Coulthardą. Na, Mikas Salo jau buvo atsilikęs nuo lenktynių lyderių vienu ratu, taigi Mikas Salo kovoja šiuo atveju ne dėl pozicijos, o dėl prarasto rato. Na ir ką, ar matysime Deividą užvažiuojant į boksus? Ne, jisai tęsia lenktynės, galbūt šiuo metu radio ryšių bando tartis su komandos inžinieriais, kaip elgtis toliau. Kažkokiu matyti techninių problemų turi Deividas Coulthardas su savo bolidu. Na, labai gaila Deivido, taigi trečioje vietoje vienvaldžių dabar trečios vietos lyderių tampa jo komandos kolega, jaunas suomis Kimis Raikkonenas. Taip, ketvirtoje vietoje Edi Irvainas, penktas vis dar Deividas Coulthardas. Manau, netrukus Coulthardą ekrane pamatysime, ne dėl to, kad jis lėtai važiuoja, dėl to, kad jį toj pat lenks Markas Weberis. Apie kurį tiesa tik ką šnekėjome. Na, septintoje vietoje kol kas važiuoja jau 2 kartus boksuose pabuvojęs Žakas Vilnevas. Įdomu, ką jis ten veikia. Na, Žakas Vilnevas galbūt pasikeitė ratus, galbūt dėl to jam reikėjo dar kartą užsukti į boksus. Nežinia, kiek jo ekipa, jo bolidui dar turi atsarginių ratų komplektų, nes dažniausiai lenktynėms būna paruošiami 2 ar vos 3 komplektai, mat kiti yra išnaudojami treniruotės ir kvalifikacijoje. Kągi, Žakas Vilnevas šiuo metu jau yra įveikta 24 ratai. Žakas Vilnevas boksuose pabuvojo 2 kartus. Žinoma, Žako laukia dar vienas sustojimas, o štai nei Michaelis Schumacheris, nei Juanas Pablo Montoya boksuose dar nebuvo ne karto. Kimi Raikkonenas važiuojantis trečioje vietoje boksuose apsilankė iš karto po to, kai pirmą kartą buvo sustabdytos lenktynės. Todėl pranašumo, manau, Kimi Raikkonenas neturi. Jo padangos yra labai panašiai sudylusios kaip ir pirmų 2 sportininkų. Taip pat degalų bake yra ne ką daugiau nei pas Michaelio Schumacherį ir Juaną Pablo Montoya. Na ir labai įdomu pamatyti, kas vis tik vyksta su Deividu Coulthardu, kas atsitiko jo bolidui, kodėl taip staiga sumažėjo tempas, ar tai įvyko tik dėl to, kad jo padangos apsiteršė jam važiuojant žole, ar galbūt jisai turi kitų mechaninių problemų. Štai antroji ir trečioji pozicija Juanas Pablo Montoya ir Kimis Raikkonenas važiuoja vėlgi arti vienas kito. Kimis matyt neturi galimybių atakuoti savo varžovą, neturi tokios didelės greičio persvaros. Markas Weberis važiuojantis 6 vietoje nuo Deivido Coulthardo atsilieka vos 4 sekundėmis. Tikriausiai gavo pranešimą iš boksų, kadangi Weberis pirmą ir antrąjį 24 rato trasos sektorius buvo įveikęs savo greičiausių tempu. Taigi Weberis jaučia, kad jam neužtenka šiandieną 6 vietos, priešais jį yra lėtokai važiuojantis McLaren bolidas, pilotuojamas Deivido Coulthardo, taigi yra puikia galimybė iškopti į 5 poziciją. Na, sekantį sektorių trasos Markas Weberis vėl pravažiavo 2 sekundėm greičiau už Deividą Coulthardą, taigi netrukus Markas turėtų atsidurti ties Deivido Coulthardo McLaren Mercedes bolido galiniu sparnu. Taip, Deividas Coulthardas pirmajame sektoriuje išvysto vos 263 km maksimalų greitį, tuo tarpu, kai Michaelis Schumacheris tame sektoriuje įsibėgėja iki 280 km per valandą. Taigi Deividas Coulthardas turi labai rimtų problemų. Štai Markas Weberis, ne veltui šis lenktynininkas, šis australas yra mūsų ekranuose. Minardi Asia Tech bolidas. Pagaliau Minardi komanda gavo kiek galingesnį motorą nei komandai teko lenktyniauti pastaruosius 3 metus, kuomet visus tos metus buvo naudojamas praktiškai tas pats Ford agregatas, kuris tikrai buvo stipriai pasenęs, galingumo jam trūko labai daug ir žinoma, šis agregatas, Ford agregatas buvo labai nepatikimas. Asia Tech variklis pernai buvo įmontuotas Arrows komandos boliduose, sezono pradžioje atrodė jam galingumo visiškai pakanka, tačiau galbūt dėl to, kad Arrows jau sezono pradžioje pasakė, kad šio variklio kitais metais nenaudos, Asia Tech nebemodifikavo Tomo Walkinshaw ekipai variklio ir Arrows atsidūrė visiškai rikiuotės uodegoje.
Na, nesunkiai Markas Weberis susidorojo su Davidu Coulthardu. Na ir australietį dabar galima be abejo pasveikinti su 5. vieta. O sekantis taikinys, vėlgi Davidas Coulthardas, sekančio lenktynininko akiratyje, tai Žakas Vilnevas, kuris šiuo metu nuo Davido atsilieka maždaug 5 sekundėmis. Taigi vėl matysime pozicijos pasikeitimą, nes iš tiesų Davidas negali važiuoti optimaliu greičiu. Markas Weberis be abejo dabar bandys vytis 4. vietoje važiuojantį Edį Irvainą, tačiau štai paskutiniame rate sugaišta, tai yra jo greitis buvo kiek mažesnis, atstumas padidėja iki Edį Irvainą. Štai Žakas Vilnevas taip pat aplenkė Davidą Coulthardą, ten mes su Arūnu matome mūsų techninėme kanale. Taigi Davidas Coulthardas jau nusirita į 7. poziciją, už kurią taškų, kaip žinome, nėra skiriama. Priminsime, kad Žakas Vilnevas boksuose jau pabuvojo 2 kartus, na ir šiuo metu trasoje važiuoja gana geru tempu. Gali būti, kad Žakas Vilnevas bando persekioti Marką Weberį, nuo kurio šiuo metu atsilikęs šiek tiek daugiau negu 7 sekundėmis. Taip, Žakas Vilnevas dabar važiuoja šioje lenktynių stadijoje greičiausiai, įveikė 1. sektorių savo geriausių laiku. Taip pat labai yra panašu, vis dėlto tai nėra pats greičiausias laikas, kuris priklauso beje Michaeliui Šumacheriui. Net 2 sekundėmis greičiau 1. sektoriuje važiavo Michaelis Šumacheris, nei tai dabar daro Žakas Vilnevas. Tačiau to Žakui turėtų pakakti maždaug per 3-4 ratus maksimaliai priartėti prie Marko Weberio. Na ir matėme, kad lenktynių lyderis Michaelis Šumacheris tik ką Žaką Vilnevą aplenkė visų ratu. Taigi nedaug lenktynininkų šiandien, man atrodo, lenktynės baigs lyderio rate. Taip, tikrai nedaug, kadangi Coulthardas, Jongas, Mikasalo, De La Rosa, Frensenas, Bernoldi, Takuma Sato yra jau atsilikę netgi ne po vieną, netgi Heinzo Haraldo Frenseno ir Enrique Bernoldi, kaip ir Takuma Sato, mes trasoje jau nebeturime. Taip, nepamatėme savo ekranuose, kaip šie lenktynininkai pasitraukė iš trasos. Taigi, trasoje berods šiuo metu važiuoja tik 10 bolidų ir rikiuotę šiuo metu užbaigė Pedro De La Rosa, lenktynių lyderiui atsilikęs jau 4 ratus. Panašu, kad Pedro De La Rosa taip pat yra užsukęs į boksus, kadangi mums rodomas gana didelis šio sportininko atsilikimas nuo 9. vietoje važiuojančio Mikasalo. Na ir ko gero nesitikė savo sėkme Edis Irvainas, komandos kolega Pedro De La Rosos, šiuo metu važiuojantis 4. vietoje. Be abejo, Jaguar pajėgumas buvo toli gražu netoks, ko tikėjosi iš jo lenktynininkai. Testuose komanda, kaip girdėjome, susidūrė su daugybė problemų. Na ir kvalifikavosi šios dienos lenktynėms labai žemose 19-20 vietose. Tačiau lenktynėse taip netikėtai pasisukus įvykiams, Edi Irvainas užtikrintai kol kas važiuoja 4. vietoje. Žakas Vilnevas išlėkė iš trasos. Tikėsimės netrukus pamatysime pakartojimą. Buvo Žako Vilnevo kontaktas su apsauginiais barjerais. Matome nulūžęs ir galinis, ir priekinis sparnai. Nesėkmingai 2 metus iš eilės Žakui Vilnevui einasi 1. sezono etape. Pernai Žakas Vilnevas perskrido Ralfo Šumacherio bolido galą. Tai buvo labai įspūdinga avarija. Šį kartą avarija atrodo kur kas buvo paprastesnė, bet žinoma pasiekmės yra tos pačios. Žako Vilnevo lenktynės baigėsi. Priminsiu, kad Žakas jau buvo aplenkęs Davidą Coulthardą, važiavo 6. vietoje ir gana sėkmingai vijosi 5. pozicijoje važiuojantį Marką Weberį. Na, Davidas Coulthardas to pasiekoje vėl pasikėlė į 6. vietą, bet priminsime, kad jo tempas iki šiol nepagerėjo, jisai važiuoja gerokai lėčiau už savo konkurentus. Na, įdomu tiesiog, ką galvoja McLaren komanda, išlaikydama Davidą Coulthardą trasoje, nes, na, jisai iš tiesų turėtų susidurti su kažkokiamis labai rimtomis mechaninėmis problemomis.
jo tempas yra labai žemas ir netrukus visiškai jau tik 40-osios Deividą Kultardą skiria nuo Aleksanderio Jungo. Taip, Deividas Kultardas kiekviename sektoriuje Michaeliui Schumacheriui praranda po 4, netgi 5 sekundės. Taigi vienas Deivido Kultardo ratas yra daugiau nei 10 sekundžių lėtesnis nei lenktynių lyderio. Na ir žinoma, dabar Deividą Kultardą tikriausiai savo taikinėje netrukus pamatys antrasis Minardi bolidas Aleksanderis Jungas, kurį beros ką tik aplenkė Michaelis Schumacheris. Ne, vis dėlto tai buvo Weberis. Taip. Taigi, tik 4 lenktynininkai, įskaitant ir patį lenktynių lyderį Michaelį Schumacherį, lieka tame pačiame lyderio rate. Na, o kova dėl antros vietos tęsis ir toliau. Kimis Raikkonenas, ko gero, elgėsi gana apdairiai, mato, kad jo persvara prieš antroje vietoje važiuojantį Juaną Pablo Montoją yra gana nedidelė, todėl nerizikuoja regsdamas lenkimo manevrą, o laukia sustojimo boksuose, važiuoja gana stabiliai, tausodamas savo bolidą, na ir turi galimybę be abejo šios nuoslenkynėse uždirbti vieną iš prizinių vietų. Taip, tai yra pirmosios Kimi Raikkoneno lenktynės su McLaren bolidu. Manyčiau, tikrai greitesnių nei pernai Zauber bolidas, su kuriuo beje Kimi Raikkonenas taip pat pasirodė labai gerai ir ne veltui Ronas Denisas suplojo ne vieną 10 milijonų JAV dolerių tam, kad iš Piterio Zauberio komandos Kimi Raikkoneną prisivilioti į savo ekipą ir pakeisti, bent jau kaip teigiama, 1 metams atostogų išėjusi Mika Hakineną. Kągi, Suomis keičia Suomį, patyręs 2-kart pasaulio čempionas, užleidžia vietą savo komandoje jaunam ir perspektyviam lenktynininkui, kuris šiuo metu tvirtai laikosi 3 pozicijoje. Žinoma, nerizikuoja. Michaelio Schumacherio tikriausiai jam pavyti nei praktiškai, nei teoriškai neįmanoma, taigi kam rizikuoti, geriau pasilaikyti už Juaną Pablo Montojos, palaukti, kol varžovas užsuks į boksus ir galbūt tokiu būdu išsiveržti į antrąją poziciją. Na, o toliau rožiniai scenarijai, žinoma, gali pasidaryti tokie, kad Michaelis Schumacheris nefinišuoja ir taip Kimi Raikkonenas nugali jau pirmose savo lenktynėse su McLaren ekipa. Tai tikrai yra įmanoma, ypač tai, kas šiandieną vyksta lenktynėse, tik Kimi Raikkonenui reikia būti labai budriu trasoje, neimti rizikuoti ir, žinoma, tikėtis, kad jo naujasis McLaren MP417 bolidas su naujoju, beje, Mercedes varikliu, kurio tarpcilindrinis kampas yra kiek didesnis nei pernykštis, taigi galima sakyti, tai nauja Mercedes variklio konstrukcija. Taigi tikėtis reikia, kad šis motoras išlaikys lenktynių įkarštį visose 58 ratuose. Matome, kokią didelę persvarą per tą laiką jau užaugino lenktynių lyderis Michaelis Schumacheris. Lenktynininkai įveikia jau 31, štai Michaelis Schumacheris matyti jau baigėt pradės 32 ratą. Taigi jau persirista per lenktynių vidurį. Na ir reikėtų tikėti štai kieno sparnas. Čia Žako Vilnevos sparnelis, puikus suvenyras drąsiam vyrukui, kuris išdrįso išbėgti į trasą. Taip, Michaelis Schumacheris tikriausiai beveik nebeliko degalų jo bolido kuro bake. 32 rate, nors ir su padilusiomis padangomis, Michaelis Schumacheris išvysto didžiausią tempą. Pirmose sektoriuose tai buvo nedidelis laiko pagerinimas, tačiau 3 sektoriuje Michaelis Schumacheris buvo akivaizdžiai greitesnis už senesnį savo pravažiavimo ratą. Na ir panašu, kad Michaelis Schumacheris, kol dar neužsuko į boksus, bando forsuoti lenktynių tempą ir vėl važiuoja greičiausią trasos sektorių, taigi galima tikėtis, kad šiame rate jisai vėl pagerins rato pravažiavimo laiką. Labai nedaug nuo jo atsilieka Juanas Pablo Montoja, bent jau šiame sektorėje, iš ko galima spręsti, kad Juano Pablo Montojos galbūt degalų atsargos taip pat artėja prie dugno ir galbūt padangos dar leidžia kolumbiečiui važiuoti gana dideliu tempu. Taip, Montoja taip pat pastaruoju metu padidino važiavimo greitį, netgi greičiausiai įveikė antrąjį sektorių. Ši informacija pasiekė mus TV3 studijoje.
O Kimi Raikkonenas šiuo atveju nedidina važiavimo tempo ir paskutiniam rate nuo Montojos atsiliko vos ne visą sekundę. Taigi Kimi Raikkonenas tikisi trasoje išsilaikyti truputėlį ilgiau nei Michaelis Schumacheris ir Juanas Pablo. Priminsiu, kad nuo Montoja nuo Michaelio yra atsilikęs daugiau nei 20 sekundžių, tuo tarpu Kimi Raikkonenas nuo Montojos atsilieka jau beveik 2 sekundėmis. Taigi išsilaikęs trasoje Kimi Raikkonenas be abejo turi puikią galimybę aplenkti taktiniu būdu Juaną Pablo Montoją, tačiau Michaelio Schumacherio jam pavyti jau nebepasiseks. Na iš tiesų, Montoja dabar važiuoja geriausių tempu. Jisai atrodo pradeda po truputėlį vytis Michaelį Schumacherį, net 2 iš 3 sektorių demonstruodamas didesnį už lenktynių lyderį greitį. Taip, tikrai Michaelis Schumacheris ir Montoja artimiausių metų pasuks į boksus keistis ratų ir pasipildyti kuro atsargas. Nei vienas iš šių lenktynininkų sustojimų techninio aptarnavimo juostoje šios dienos lenktynėse dar neturėjo. Priminsiu, kad Kimi Raikkonenas po pirmo lenktynių sustabdymo buvo vis dėlto užsukęs į boksus, pasikeitė ratus. Michaelis Schumacheris dar ne dabar, dar pravažiuoja įvažiavimo į boksus dalį. Vienas iš bolidų, matėme, yra užsukęs į techninio aptarnavimo juostą. Tačiau tai nėra lenktynių lyderiai, tai yra Mika Salo. Taip, Mika Salo antrą kartą pasuka į techninio aptarnavimo juostą. Mika Salo su Toyota bolidu važiavo 8 vietoje ir tai yra netgi paskutinis lenktynininkas berods, kuris yra šiuo metu trasoje. Panašu taip, kad trasoje liko tik 8 lenktynininkai ir Mika Salo buvo praktiškai prisivijęs Davidą Coulthardą, bet turėjo užsukti į boksus, matyt, pirmam planiniam, antram neplaniniam sustojimui. Štai lenktynių lyderis jau prisivijęs 4 vietoje važiuojantį Eddie Irviną ir netrukus jį lenks vienu ratu. Buvęs Michaelio Schumacherio komandos draugas Eddie Irvinas čia Melburno trasoje yra laimėjęs 1999 metais. Kągi, vakar kvalifikacinėse varžybose Eddie Irvinas buvo pakankamai, netgi nepakankamai, labai lėtas ir užėmė tik tai 19 starto poziciją. Kaip jau Arūnas minėjo, Jaguar bolidai turi labai daug rimtų problemų. Tai jau yra 3. Jaguar vardu vadinamas bolidas R3, kurį šiemet kūręs Steve'as Nicholsas 3 savaitėm iki sezono pradžios buvo atleistas. Dėl to, kad bolidui išvažiavus į bandymų trasas pasirodė, kad yra labai rimtų problemų su šio bolido aerodinamika. Vėliau bolidas buvo nutrauktos treniruotės Barcelonos trasoje, Jaguar bolidas buvo sugrąžintas į vėjo tunelį, kuris beje dar pačios Jaguar komandos nėra baigtas, tenka važiuoti į Jungtines Valstijas, ten bandyti bolido aerodinamiką. Na ir tuomet pasirodė, kad Steve'as Nicholsas, bent jau taip teigia Niki Lauda, komandos vadovas, padarė klaidų konstruodamas ir priekinę pakabą. Teko keisti šių elementų formą, gydyti aerodinaminius skausmus. Na ir žinoma, labai stipriai sumažėjo laikas treniruotėse, todėl Jaguar bolidai ne tik, kad neparuošti aerodinamiškai šioms lenktynėms, bet turi labai daug problemų, dėl kurių bolidas bet kada trasoje gali sustoti. Na, panašu, kad šį ratą vėl trasoje greičiausiai įveikė Juanas Pablo Montoja. Štai Davido Coulthardo kančios, man atrodo, jau baigėsi, nes štai jo bolidas stovi trasoje. Netgi Davidas nesugebėjo pasitraukti savo konkurentams iš kelio. Štai dabar dėl to rodo, kad teisėjai padėtų pastumti bolidą iš važiuojamos trajektorijos, kad nemaišytų konkurentams, nes ko gero jau nėra nei vienos pavaros, ko gero tai susijęs su pavarų dėžės problemomis. Taip, Davidas Coulthardas visiškai sustojo. Gali būti, kad Davidas vienų lenktynių metu pradėjo važiuoti labai lėtai dėl to, kad dingo galbūt viena, galbūt kita pavara. Padangos atrodo labai stipriai sudilusios, tačiau galbūt iš tikrųjų taip nėra. Tiesiog Davidas išvažiavo į nešvarią trasos dalį ir ten surinko nuo kitų padangų nukritusią gumą. Taigi techninis gedimas, naujasis McLaren bolidas buvęs iki sezoninėse treniruotėse tikrai pakankamai greitas, kadangi McLaren Ferrari
Williams ir kelis kartus Sauber bolidai gerino treniruočių trasų rato įvykimo laikus, o dabar į boksus suka Markas Weberis. Tai yra pirmasis Weberio sustojimas Formulės 1 karjeroje, ne tik šių metų sezone. Tikimės, kad viskas šio sustojimo metu vyks sėkmingai. Markas Weberis Minardi bolidu yra 5 vietoje. Ilgas sustojimas, pilama labai daug kuro. Na, kas atsitiko? Nepilama kuro, dangtelis neatsidaro. Na, tiesiog... Dieve, kaip nesiseka Markui Weberiui, tai puikiai važiavo 5 vietoje. Na ir štai dabar prarasta maždaug 20 sekundžių, kol mechanikai sugebėjo atidaryti. Galbūt bolide nebuvo numatyta galimybė papildyti degalų lenktynių metu. Galbūt tiesiog konstruktorius neskaičiavo, kad šie bolidai turi išlaikyti daugiau negu pusę lenktynių. Bet vis dėlto atsargai dangtelį įdėjo, bet jisai dėja neatsidarė. Kągi, Markas Weberis boksuose sugaišo neįtikėtinai daug laiko, be abejo praras 5 poziciją. Štai Aleksandriui Jongui, komandos draugui, praranda Markas Weberis 5 vietą. Na, priminsime, kad Aleksandriui Jongui teks dar sustoti boksuose, taigi Minardžiai, abu Minardžiai, kaip nebūtų keista ir kaip vėlgi iš kitos pusės nebūtų smagu, abu Minardžiai važiuoja šešetuke. Na dabar, žinome, sukandę dantis stebėsime, kaip trasoje. Štai Juanas Pablo Montoya taip pat pasuka į boksus. Atrodė, kad priekiniai ratai buvo visiškai be griovelių ir dabar uždedami apgrūdinti Michelin ratai treniruotėse, ne visiškai nauji. Taigi Juanas Pablo Montoya 10 sekundžių sugaišta techninio planavimo juostoje, sustojimo metu vėl išvažiuoja į trasą. O iš jo važiavimo tempo lenktynių pradžioje atrodė, kad būtent jisai sustos savo vieninteliam sustojimui vėliausiai. Na, o vis tik ir Michaeliui Šumacheriui ir Kimi Raikinenui be abejo dėl to, kad jisai buvo sustojęs po keleto ratų, na, o Michaeliui Šumacheriui tik dėl to, kad jisai, ko gero, buvo pasirinkęs labai konservatyvę sustojimų taktiką, taigi Ferrari komanda labai užtikrinta savo bolido pajėgumu, savo senojo bolido greičiu ir štai Michaelis Šumacheris užvažiuoja į boksus. Taip, Michaelis Šumacheris taip pat pasuka į techninio aptarnavimo juostą. Matėme, kad tuo metu greičiausias trasoje buvo Kimi Raikonenas. Taigi, galbūt Kimi Raikoneno atėjo eilė, truputėlį galės ištirpdyti šį Michaelio Šumacherio pranašumą. Na ir Kimi Raikonenui, ko gero, yra galimybė pirmauti šiose lenktynėse, kadangi prieš Michaelį užvažiuojant į boksus šios lenktynininkus skiria 22,4 sekundės dalys. Štai Redi Irvainas iš 4 vietos taip pat apsilanko pirmame savo sustojime. Truputėlį problemų su vienu iš galinių ratų, tačiau mechanikas spėja jį pritvirtinti vos tik baigiant pilti kūrą. Kimi Raikonenas taip pat boksuose, ratai pakeisti, kūro pildymo žarna jau atjungta ir taip pat vos daugiau nei 10 sekundžių. Kągi, ir Michaelis Šumacheris ir Kimi Raikonenas, Montoya bei Edi Irvainas boksuose. Ujujujui! Pasikraiščiavo Kimi Raikonenas su šaltomis padangomis, iš karto pradėjo forsuoti tempą, pradėjo važiuoti taip, lyg jos būtų dar jau karštos. Matome, kad išvažiuodamas į pirmąjį posūkį buvo per greitas, gerokai per greitas, jis slydo. Na, laimėje jo bolidas neturėjo nukentėti šioje situacijoje. Štai truputėlį per stipriai šokinėja dabar per aukštus trasos kraštus Kimi Raikonenas. Manau, kad komandos vadovas Ronas Denis ar galbūt jo lenktynių inžinierius dabar turėtų jaunąjį Suomį nuraminti. Radio ryšių duoti keletą pranešimų, kad Raikonenas nerizikuotų. Jeigu tikėti tą informaciją, kurią mes turime savo ekranuose, tai Kimi Raikonenas taip rizikuoja ir spaudžia neatsitiktinai, mat jisai pakilo į antrą poziciją savo sustojimų metu. Taip, Kimi Raikonenas jau antroje vietoje, jam pavyko vis dėlto aplenkti Juaną Pablo Montoya. Montoya nuo Raikoneno turėtų būti atsilikęs labai nedaug, mažiau nei 4 sekundėmis. Bet žinoma, spausti galbūt reikia, bet geriau galbūt išvengti klaidų, nes net ir nedidelė klaidelė netrukus gali suteikti Juanui Pablo Montoyai lenkimo galimybę. Aleksandris Jongas taip pat apsilanko boksuose. Iš jų išvažiuoja, Jongas lenktynių lyderių atsilikęs jau yra 2 ratus, tačiau šiuo metu yra štai 6 vietoje. Taigi į priekį, į 5 poziciją vėl sugrįžta Markas Weberis.
Na ir matome Aleksandrą Jongą lenkiantį Edį Irvainą. Taip pat Mikas Salo pradėjo didinti tempą. Jisai, priminsiu, šiuo metu yra paskutinis lenktynininkas važiuojantis trasoje 7 pozicijoje. Bet kaip ir Jongas, Mikas Salo yra atsilikęs lenktynių lyderiui 2 ratais, tai yra Jongas ir Salo dabar kovos dėl aukštesnių pozicijų ir kai Mika aplenks, manau, tai nesunkiai turėtų padaryti Aleksandrą Jongą, Mika pakils į 6 poziciją, taigi Toyota komanda pirmose savo lenktynėse jau gali iškovoti 1 tašką. Taigi netikėtumų lenktynės, be abejo, jos labai palankios kai kurioms komandoms, kurioms būtų kol kas bent jau šiuo sezono metu gana sunku kovoti dėl taškų. Susidaro galimybė šiuose lenktynėse atsivežti neblogą taškų greitį. Priminsiu, kad 4 vietoje važiuoja Edis Irvainas, 5 Markas Weberis su Minardi bolidu, jo kolega iš komandos 6 vietoje Aleksandras Jongas, na ir 7 vietoje paskutinis dėja šiuo metu trasoje esantis bolidas Mikas Salo. Priminsime, kad jisai važiuoja šiuo metu gana neblogu tempu ir kai kuriuose sektoriuose vejasi savo varžovą, kai kuriuose nuo jo atsilieka, bet šios lenktynininkus skiria maždaug 7 sekundės. Na, jeigu neklystu, trasoje vis dar yra Pedro de la Rosa, kadangi pas mus ekrane atsiranda informacija apie šio sportininko įveiktus trasos sektorius, tačiau šiam lenktynininkui neskiriama 8 vieta, kurioje, kaip mes manome, jisai važiuoja. Štai Juanas Pablo Montoya, ar kolumbiečio tempas tiktais nepradėjo mažėti lenktynėse. Jį ir Kimi Raikkoneną dabar skiria maždaug 3 sekundės. Ir vėlgi mes jį matome 2 pozicijoje mūsų protokole. Taigi buvo matyti įsivėlus tam tikra klaida, kai monitorius pradėjo rodyti, kad Kimis Raikkonenas pakilo į 2 vietą. Taip, vadinasi, Kimi Raikkonenui nepasisekė boksuose aplenkti Juano Pablo Montoyos, tačiau tą padaryti tikriausiai dabar Kimi Raikkonenui teks trasoje. Kimis berods važiuoja šiuo metu truputėlį greičiau nei Juanas Pablo Montoya, kągi stebėsime. Ne, vis dėlto Raikkonenas šiame lenktynių sektoriuje nuo Montoyos atsiliko, taigi kol kas situacija kovoja dėl 2 vietos kontroliuoja kolumbietis. Na ir mes prisimename kadrus po restarto, kai kolumbietis bandė išlaikyti lyderio poziciją po to, kai klaidą išvažiuodamas dar į starto finišo tiesiąją padarė Davidas Coulthardas, įslysdamas paskutiniajame trasos posūkyje. Na, kolumbiečiui pavyko keletą ratų išlaikyti Michaelį Schumacherį, bet be abejo mes stebėjome šią situaciją ir mes aiškiai visi matėme, kad ji ilgai netruks, kad Michaelis Schumacheris anksčiau ar vėliau vis tiek pasinaudos savo bolido greičio persvarą. Na ir taip įvyko. Antrajame posūkyje Michaelis užėmė išorinę trajektoriją ir ją nesunkiai aplenkė kolumbietį, pakildamas į 1 vietą. Na ir tada 2 pozicija atiteko Juanui Pablo Montoyai. Na ir dėl jos vyko tokia kartais akivaizdi, kartais neakivaizdi kova su Kimi Raikkonenu. Na, o dabar po planinio sustojimo boksuose matome, kad Kimis Raikkonenas nesugeba priartėti prie kolumbiečio ir vėl bandyti regzti atakos. Vis dėlto BMW Williams bolidas šiuo metu pilotuojamas dėja tik vieno piloto, Juano Pablo Montoyos, kadangi Ralfas Schumacheris iš lenktynių pasitraukė taip pat po lenktynių starto. BMW Williams bolidas vis dėlto yra greičiausias tiesiosiose. Manau, ne vien dėl to, kad šio bolido sparnų atakos kampas yra mažesnis nei, tarkime, Ferrari bolido, bet žinome, kad BMW šiemet vėl pagamino, kaip ir beje pernai, patį galingiausią Formulės 1 rikiuotėje variklį. Manoma, kad BMW agregatas jo galingumas viršyje 870 arklio galių. Šis variklis gali suktis daugiau nei 19 000 kartų per minutę, ko beje šiuo metu negali nei vienas kitas variklis. Ir kalbama, kad net BMW variklio garsas jau gąsdina varžovus. Taigi šiuo galinguoju varikliu Juanas Pablo Montoya turi pranašumą tiesiosiose, galbūt jo bolidas yra kiek lėtesnis posūkiuose, tačiau būtent tas greitis tiesiosiose ir neleidžia
Kimi Raikonenui dabar priartėti prie Juano Pablo Montoyos ir šios sportininkus dabar skiria kiek daugiau nei 3 sekundės. Na ir kol mes skiriame dėmesį Kimi Raikonenui, įvyko tam tikri pasikeitimai, kadangi į 6. vietą galų gale pakilo Mikas Salo, sėkmingai aplenkęs Aleksanderį Jongą. Taigi galima pasveikinti Toyotą, kuri šiuo metu turi lenktynininką 6. pozicijoje, už kurią Mikas Salo gali uždirbti taškus, o tai, manau, yra gerokai daugiau negu komanda tikėjosi bent jau pirmose savo lenktynėse. Kągi, labai įdomi lenktynininkų rikiuotė ir šie lenktynininkai artėja vis arčiau finišo juostos, o mes dabar padarome reklaminę pauzę. Svarbiausias dalykas yra jūsų ramybė. Tokią ramybę gali užtikrinti patikima draudimo kompanija. Lindra sujungia patirtį Lietuvos rinkoje ir didžiausios šio Europos regiono draudimo kompanijos kapitalą. Apdrauskite vairuotojo civilinę atsakomybę kompanijoje Lindra ir laimėkite vieną iš 5 puikių automobilių arba daug vertingų prizų. Lindra. Jūsų ramybė garantuota. Jokių pasikeitimų trasoje, nebent tik tai, kad dar vienu, tai yra visų ratų, Edi Irvainą aplenkė ne tik Michaelis Šumacheris, bet ir Kimi Raikonenas. Štai mūsų ekranuose Kimi Raikonenas dabar. Matome šį lenktynininką važiuojantį gerokai agresyviau nei vienu metu lenktynių pradžioje, kuomet buvo jungta kamera virš šio lenktynininko šalmo. Matėme tuomet Kimi Raikonenas vairą sukaliojo visiškai ramiai, Arūnas tai netgi sulygino su Formulės 1 simuliatoriumi, kuriuos galbūt ne vienas jaunesnis Formulės 1 gerbėjas žaidžia namuose ar darbe. Bet štai dabar Kimi Raikonenas jau labai turi stipriai dirbti vairu, taigi važiuoja ant savo ir bolido galimybių ribos. Vis dar tikisi priartėti prie Juano Pablo Montoyos, tačiau dėja kiekviename sektorėje jis praranda, jeigu ne po sekundę, tai po kelias dešimtąsias sekundės dalis Montoyos naudai ir Montoyos pranašumas yra jau 5 sekundės. Taigi kolumbietis antroje lenktynių dalyje važiuoja gana greitai. Įdomu, kas buvo jam atsitikę iš karto po restarto, kai jo tempas buvo staiga labai smarkiai sumažėjęs. Na, paskui matėme, kad kolumbietis elgėsi labai ryžtingai ir keletą ratų jam netgi pavyko išlaikyti paskui jį važiavusi Michaelį Šumacherį. Štai Kimis Raikonenas iš tiesų spaudžia kiek tik tais įmanoma. Nedidelė klaidelė, vos blokuotas priekinis ratas stabdymo zonoje prieš paskutinį posūkį. Na ir dabar turime progos pasižiūrėti, kaip šiuo metu šioje lenktynių fazėje savo McLaren bolidą vairuoja jaunasis suomis. Štai pas šiame sektoriuje truputėlį priartėja Kimi Raikonenas prie Montoyos. Na, stebint iš kokpito, neatrodo, kad Kimi Raikonenas labai rizikuotų. Vairas sukamas gana stabiliai, nėra dažnų kontrajudesių. Panašu, akivaizdu, kad Raikonenas yra labai patenkintas savo bolido balansu. Štai blokuoja šiame posūkyje, per daug dažnai blokuoja vidinį ratą priekinį, tai yra kairį priekinį ratą, kuris yra stipriai padilęs, tą netgi galime pastebėti važiuojant Raikonenui tiesiąją. Taip matome, kaip netolygiai sukasi ratas, taigi netolygiai nudilęs. Yra matyti plokštumėlių, kurios atsiranda tuo metu, kai blokuojamas stabdymo metu ratas. Na ir ypač gerai matėsi, štai stabdymo metu matėme, kaip pasišiaušė, iš pradžių pasišiaušė padangos paviršius, paskui jinai visiškai sustoja. Labai nekaip atrodo kairysis priekinis ratas. Bent jau kiek man tekdavo stebėti kart lenktynes Amerikoje,
tokiamis padangomis lenktyninkai bijo lenktyniauti ir tuoj pat suka į techninio aptarnavimo juostą keistis naujų ratų. Na štai rizikuoja tam tikrojose vietose Kimi Raikkonenas, nebijo agresyviai užlipti ant gana aukšto trasos krašto. Mes jau, ko gero, esame minėję mūsų ankstesnių reportažų metu, kad būtent jeigu padanga turi tokią konkrečiai smarkiai nudilusią plokštumą kažkuriame savo sektorėje, tai po to stabdymo zonoje jinai linkusi yra būtent blokuotis toje pačioje vietoje, taigi tą problemą pati padanga linkusi didinti, kadangi būtent toje vietoje yra pats mažiausias sukibimas ir kai jūs spaudžiate stabdžius, ratas ties ta vieta būtent ir sustoja, sumažėjus pasipriešinimui ir be abejo ta plokštuma pradeda didėti. Na ir galbūt ta problema be abejo, tą problemą kai kurie lenktynininkai, tai Michaelis Schumacheris be abejo gali kuruoti ir sugebėti pastebėti, kurioje vietoje būtent blokuoja savo ratą. Na ir už tai vėl klaidelę padarė Kimi Raikkonenas, šiek tiek per vėlai stabdė, matėme, kad jis iš tiesų stengiasi važiuoti kaip įmanoma greičiau, bet ko gero pavyti kolumbiečio šiuo metu tokioje būklėje, kokioje yra jo bolidas, nėra daug galimybių. Labai įspūdingas slydimas, ne ką mažiau įspūdinga bolido kontrolė. Kimi Raikkonenas akivaizdžiai per vėlai sustabdė, bolidas per dideliu greičiu pradėjo keisti kryptį ir žinoma pradėjo slysti bolido galas. Bet Kimi Raikkonenas bent 3-4 vienas po kito sekančiais kontrajudesiais su vairu išlaikė bolidą ant asfalto ir netgi neatsidūrė visais 4 ratais už trasos ribų. Taigi laiko čia prarasta buvo gana nedaug. Na ir matėme, kaip paskutinius 3 ratus greitėjo Kimis Raikkonenas, taigi jisai pradėjo forsuoti dabar lenktynių tempą. Na ir rezultatas toks yra, kad Juanas Pablo Montoya vis tik taip pat važiuoja labai greitai ir Kimis Raikkonenas dėl tos mažos klaidelės prarado kelias sekundės dalis ir matėme, kad juos buvo išskyręs net 6 sekundžių skirtumas, dabar Kimiui vėl pavyko tą atsilikimą sumažinti iki maždaug 5 sekundžių. Be jokių nemalonumų Kimi Raikkonenas jau antrų ratų aplenkė Marką Weberį. Priminsiu, kad Weberis važiuoja 5 pozicijoje, 6 ir toliau važiuoja Mika Salo su Toyota bolidu, 7 Aleksandris Jongas ir 8, štai pagaliau 8 vietoje mums rodomas ekrane, techninėme turiuomenį ekrane Pedro de la Rosa, o mūsų ekrane Markas Weberis. Na ir kaip nebūtų keista, Mika Salo važiuoja gana padoriu tempu. Paskutinį ratą jis įveikė net 3 sekundėmis greičiau už Marką Weberį, bet nežiūrint į tai, šios lenktynininkus vis dar skiria daugiau negu 16 sekundžių. Taigi galbūt, jeigu tokiu tempu vysi savo varžovą Mika Salo, jam dar gali pavykti iki lenktynių finišo prisivyti savo varžovą ir jį aplenkti. Taip, iki lenktynių pabaigos lieka dar 21 ratas, taigi pravažiuota, galima sakyti, vos 2/3 lenktynių distancijos. Na, belieka, žinoma, viltis, kad Minardi bolidai ir Marko Weberio rankose ir Aleksandrio Jongo išlaikys šios dienos lenktynių tempą. Minardi neįtin pasižymėjo patikimu tarp sezoninėse treniruotėse. Žinoma, šie bolidai buvo patys lėčiausi, tačiau matome, kaip gali pakrypti lenktynių scenarijus, kuomet pirmame posūkyje iš karto po starto įvyksta masinė avarija. Gerokai lėtesni kvalifikacijoje bolidai gali atsidurti prizinėse vietose, turiuomenį pirmame šešetuke. Na, jūs tik turėjote progos pamatyti, koks tempų skirtumas tarp Marko Weberio vairuojamo Minardžio ir Mika Salo vairuojamo Toyotos. Praktiškai daugiau netgi negu 3 sekundėmis paskutiniuose ratuose greitesnis buvo Mika Salo. Gana intensyviai vejasi savo varžovą ir be abejo komanda suskubo matyt pranešti Markui Weberiui, kad varžovas jį vejasi labai dideliu tempu ir dabar šios 2 pilotus jau skiria mažiau negu 15 sekundžių. Taip, Mika Salo, žinoma, stengsis pasivyti Marką Weberį. Manau, kad Toyota bolidas, nors ir savo pirmose lenktynėse, vis dėlto yra truputėlį greitesnis nei Minardi EasyTech bolidas, tačiau panašu, kad
sulaukia naujojo EasyTech variklio. Minardi turi šiemet šansą galbūt nekovoti dėl prizinių vietų, tačiau surinkti vieną kitą tašką lenktynėse, ypatingai tokiuose, kai pačioje jų pradžioje iš jų pasitraukia ne vienas priekyje Minardi bolidų startuojantis lenktynininkas. Kągi, nemalonus incidentas įvyko pirmąją rate, na ir labai gaila tiek Rubenso Barrichello, kuris galbūt bandė ginti būtent tokiais veiksmais, keisdamas važiavimo trajektoriją savo pirmąją poziciją. Šiek tiek prašiau startavo Michaelis Schumacheris ir galbūt tai jį išgelbėjo nuo susidūrimo pirmajame posūkyje, kadangi matėme, kad į Rubenso Barrichello galinį sparną įsirėžė, neturėjęs kur pasitraukti Ralfas Schumacheris. Pagaliau savo ekranuose pamatome antrąjį Jaguar bolidą, tai yra Pedro de la Rosa. Šis sportininkas lenktynių lyderiui, kurį dabar mes matome ekrane Michaeliui Schumacheriui, atsilieka jau 5 ratus. Tačiau de la Rosa dar yra trasoje, užtektų vos 2 lenktynininkų pasitraukimo iš trasos ir Pedro de la Rosa atsidurtų 6 pozicijoje. Tai be abejo šiuose lenktynėse yra įmanoma. Na, o šiuo metu lenktynėse važiuoja tik 8 bolidai. Kiekviename automobilyje būna malonių momentų. Šiame jų 1000 per sekundę. Nauja BMW 3 serija. Tikrasis vairavimas. Michaelis Schumacheris iki šiol užtikrintai pirmavo, jo persvara prieš antroje vietoje važiuojantį Juaną Pablo Montoją dabar jau pradeda viršyti pusę minutės. Kimis Raikkonenas nuo kolumbiečio atsilieka mažiau negu 5 sekundėmis. Šis atstumas išlieka stabilus jau paskutiniuosius keletą ratų. Edis Irvainas atsiliekęs nuo lyderio 1 ratu važiuoja 4 vietoje. Na ir dabar kova intensyviausia, ko gero, vyksta dėl 5 vietos, kurioje važiuoja kol kas Markas Weberis vairuojantis Minardi. Na ir dėl jį bando vytis persekioti ir kiekviename rate mažina atstumą. Šiuo metu atsilikęs tik 12 sekundžių, Mika Salo 6 vietoje. Stebėkime Marko Weberio rankas. Tiesiosiuose bent jau kairėje ranką Markas Weberis nuleidžia ir padeda ant kojos šlaunies, bando ilsėtis. Na, matėme, greitose trasos dalyse vairas vibruoja, taigi Markas Weberis turi matomai kovoti su bolido vibracija. Tai matome, kad tarp Weberio ir Salo atstumas sumažėjo jau iki 10 sekundžių, taigi be abejo abu lenktynininkai gauna informaciją iš boksų, kaip jie važiuoja, kaip keičiasi atstumas tarp jų. Vėl paskutinėjame sektorėje Mika Salo dar 1 sekundę sumažino savo atsilikimą. Jeigu tokiu tempu jisai artės prie savo varžovo, tai po 3 ratų pamatysime raudonai baltą Toyota bolidą, besivėjantį, bandantį lenkti Marko Weberio juodą Minardi. Markas Weberis, žinoma, turėtų dabar nerizikuoti štai kaip nuleido kairę ranką Markas Weberis. Tai yra pirmoji lenktynių distancija tikrose lenktynėse šiam sportininkui. Net 3 metus iš eilės Weberis beldėsi į Formulės 1 duris, tikėjosi gauti sutartį su Benetton ekipa, tačiau niekaip jo kažkodėl tai nepasirinkdavo, nors Weberio rezultatai Formulėje 3000, taip pat treniruočių trasose stebino ne vieną Formulės 1 specialistą, o kaip jau minėjau, pagaliau jo tautietis Polas Štodartas, Minardi komandos vadovas, žinoma, liepęs Weberiui susirasti kelis nemažus Australijos rėmėjus, priėmė į savo komandą ir jūs galite pastebėti iš Minardi bolido nudažymo naujų spalvų juodame Minardi bolido fone atsiradusių rėmėjų logotipų. Štai priekyje netgi matome raidės KL, tai yra Kuala Lumpur sutrumpinimas, prieš tai yra žodis GO, vadinasi, Malaizija kviečia visus, kas mato šį užrašą, apsilankyti Malaizijoje. Taigi reiškia, visa šalis remia Minardi komandą.
bent jau sektorius, kuris uždirba pinigus iš turizmo, štai remia šį lenktynininką, kuris yra dabar mūsų ekranuose. Na ir galbūt šį sezoną mes neturėsime tiek daug progų pamatyti Minardžius važiuojančius tokiuose aukštose pozicijose ir gaunantis tiek eterio laiko, bet tai ko gero ideali situacija, kai Markas Weberis, Australas, Australijoje važiuoja puikioje 5. vietoje, na ir dabar be abejo visi žiūrovai susirūpina stebi, kaip tirpsta jo pranašumas prieš 6. vietoje važiuojantį Suomį Miką Salo. Kągi, nieko nepadarysi, Marko Weberio Minardis yra lėtesnis nei Mika Salo pilotuojamas Toyota bolidas, bet galbūt Markas Weberis šiek tiek paerzins Miką Salo ir jau pirmame posūkyje Salo jį pasivijus nepraleis į priekį. Priminsiu, kad Montoya ir toliau diktuoja situaciją Kimi Raikkonenui. Raikkonenas taip priartėja prie Montoyos, tai atitolsta, visa tai vyksta tik 10 sekundės dalių ribose. Na, žinoma, Kimi Raikkonenas, manau, likus iki lenktynių pabaigos bent jau 10 ratų, turėtų išsitraukti kažką tai naujo iš savo kišenės ir surizikuoti pasivyti Juaną Pablo Montoya, kuris šios dienos lenktynėse važiuoja praktiškai be klaidų. Deja, jam nepavyko už savęs išlaikyti Michaelio Schumacherio. Galbūt norėtųsi, jog ta kova, kurią mes matėme lenktynių pradžioje, dėl pirmos vietos būtų užsitęsusi truputėlį ilgiau. Na ir Michaelis Schumacheris atrodo, kad jau dabar sumažinęs lenktynių tempą tiek, kad jis išlieka, jo persvara prieš 2. vietoje važiuojantį Montoya lieka stabili. Na ir Montoya šiuo metu, ko gero, greičiausias žmogus trasoje, nežymiai nuo jo atsilieka Kimis Raikkonenas. Na ir lenktynių lyderiai važiuoja kiekvieną ratą labai panašių dabar tempu, apie minutę 30. Na ir svyravimas šio rato pravažiavimo laiko yra visiškai minimalus. Vėl stebime Kimi Raikkoneną ir toliau jaunasis Suomis tvirtai laikosi 3. pozicijoje. Galbūt dar puoselėja viltis pasivyti Juaną Pablo Montoya. Na, o šis sportininkas sėkmingai valdo BMW Williams bolidą, kaip jau minėjome, kuriame yra įtaisytas galingiausias šiuo metu Formulės 1 rikiuotėje motoras. Belieka tik tikėtis, kad BMW, tai yra pati Williams komanda, pagamins atitinkančią važiuoklę šiam galingam varikliui, nes pernai vis dėlto Williams važiuoklė nebuvo idealiausia. Lenktynininkai nekartą yra skundėsi bolido balanso nestabilumu, ypatingai lėtose trasose. Ir taip pat, jeigu pamename, pernai lėtose trasose BMW Williams bolidai nebūdavo tokie greiti kaip greitose trasose, kadangi bolido aerodinamika nebuvo ideali. Kaip kalbama, lėtose trasose bolidas labai slidinėdavo. Būtent ši problema, kaip ir variklio patikimumas, buvo sprendžiama prieš šių metų sezoną netgi. Kaip sakoma, buvo atleistas pernai bolidą konstravęs techninis konstruktorius Geoffas Willis, kuris šiemet konstravo British American Racing bolidą. Ir dabar aerodinamika BMW Williams bolido užsiima Gavinas Fischeris. Tikėsimės, šis sportininkas, šis konstruktorius sugebės išspręsti pernai Williams bolidus kankinusias aerodinamikos problemas. Na, panašu, kad bolidas išoriškai labai mažai pasikeitė nuo pernykščio modelio, ypač priekinis sparnas mums su Kristijonu kelia daug abejonių, taigi atrodo labai primityviai. Tačiau, kaip rodo šios dienos lenktynių rezultatai, Williams pasistūmė tikrai į priekį. Galbūt atstumas nuo Ferrario sumažėjo šiek tiek mažiau negu komanda to norėjo, bet lyginant su McLaren komanda, kuri sezono bent jau praeitų metų pradžioje turėjo geroką persvarą prieš BMW Williams ekipą, šiuo metu šio skirtumo jau nėra ir Juano Pablo Montoyos pastangomis mes matome, kad šiuo metu lenktynėse komanda išlaiko 2. poziciją. Markas Weberis vis dar 1. vietoje, Mika Salo prie jo, galima sakyti, drastiškai artėja, nors Weberis paskutinėme rate pagerino savo asmeninius laiko rekordus, beveik po 1/10 sekundės dalių, taigi dar sugeba Markas Weberis išspausti iš savo bolido kai ką daugiau nei tai darė iki šiol. Stebi galinio vaizdo veidrodėlius, ne, dar Mika Salo yra gana toli.
bet žaibiškai artėja. Na, mūsų laukia... Jau matosi ne tik Marko Weberio veidrodėliuose raudonai baltas Toyota bolidas, taigi Markui tuoj prasidės rūpesčiai, kaip ginti savo poziciją. Na ir ko gero pamatysime tokią situaciją, kokią matėme lenktynių pradžioje, kai Michaelis Schumacheris atakavo Juaną Pablo Montoją. Po lygiai metų pertraukos į Formulę 1 sugrįžta Mika Salo su naujaja Toyota komanda. Tiesa, visus 2001-osius Mika važiavo su Toyota Formulės 1 prototipu, treniravosi, prasuko ne vieną 10 000 kilometrų, taigi fiziškai yra pasiruošęs labai gerai. Įdomu bus labai pamatyti, kaip elgsis Toyota bolidas priartėjęs prie Marko Weberio Minardi. Markas padaro nedidelę klaidelę, tai žinoma leidžia sumažinti Mikai Salo atstumą labai žaibiškai. Na, kalbant apie Toyota bolidą, iš karto po pristatymo šis bolidas nuvažiavo į Barcelonos trasą treniruotėms ir Mikai Salo, pasivijus vieną iš varžovo, Mika pastebėjo, kad bolido priekis praranda sukibimą su trasa. Taigi Toyota turėjo peržiūrėti priekinio sparno dizainą. Šis buvo truputėlį pakeistas ir žiūrėsime, ar tai turės praktinę reikšmę šiuose lenktynėse. Ar Mika Salo pasivijęs Marką Weberį galės šalia jo bolido išvažiuoti štai iš tokių ar netgi greitesnių posūkių, ką visiškai neseniai mes matėme puikiai darantį Michaelį Schumacherį. Na ir kągi, akivaizdžiai atvyko du naujokai. Vienas iš naujokų yra lenktynininkas, tai be abejo Markas Weberis, o antrasis naujokas tai yra gamintojas, šiais metais debiutavęs Formulėje 1. Na ir Mika Salo tikrai ambicingas lenktynininkas, tikrai labai greitas. Štai matome, kaip staigiai jisai artėja prie savo varžovo. Ar pavyks jam pasinaudoti šią greičio persvarą, kad aplenktų varžovą? Akivaizdžiai tiesiose trasos dalyse. Štai tik 2 ratai lieka iki lenktynių pabaigos. Kaip greitai prabėgo paskutinį 20 ratų. Markas Weberis dabar blokuoja Miką Salo, kadangi Weberis buvo padaręs nedidelę klaidelę, Salo vos neatsitrenkė jo bolido galą. Na, Mikai Salo reikia dabar nesikarščiuoti posūkiuose, kuriuose Weberis yra pakankamai greitas ir išlaukti idealios situacijos tiesiuose. Štai Mika Salo paleidžia truputėlį vadeles paskutinėme posūkyje prieš starto finišo tiesiai, bet čia Salo turėtų įsibėgėti. Neužtenka tiesiosios ilgio. Tiesiog gana prastai išvažiavo į tiesę Mika Salo ir būtent apie ką kalbėjo Kristijonas, kad jam reikia labai dabar gerai pagalvoti, kurioje trasos vietoje jam reikia bandyti lenkti savo varžovą, nes laiko štai liko... Salo padaro klaidelę, slysteli bolido galas, atrodė Salo šiek tiek užaštrino įvažiavimo trajektoriją, važiuodamas paskui Marką Weberį. Dabar bent jau Mikai Salo nereikia galvoti, kaip aplenkti Marką Weberį, nes iš tiesų iki lenktynių galo liko per mažai laiko. Markas Weberis labai aštriai įveikė šį posūkį, blokavo vidinę posūkio dalį, Salo bandė važiuoti išorę ir išvažiavo nešvarios trasos dalies. Žinoma, ten yra kur kas slidžiau, todėl slystelėjo bolido galas. Tačiau Salo neužgesino motoro, toliau tęsė lenktynes, o Australijoje susirinkę vietiniai gerbėjai ploja, džiaugiasi savo tautiečio ir lenktynininko ir komandos vadovo Polo Štodarto sėkme. Minardi šiandieną važiuoja 5. vietoje, šį bolidą pilotuoja Markas Weberis ir po Salo klaidelės prieš paskutinėme rate, žinoma, jam nebepavyks atimti 5. pozicijos. Na, tuo tarpu lenktynių lyderis įveikė paskutiniuosius trasos posūkius. Na ir Michaelis Schumacheris turės progą įsirašyti dar vieną pergalę į savo ir taip ilgą pergalių sąrašą. Na, tai buvo planuota ir ko gero taip įvyko, nors ir senas bolidas, bet jisai pakankamai patikimas ir pakankamai greitas, kad pakrautų savo varžovams, kaip ir įvyko šios dienos lenktynėse. Taip, Ferrari, žinome, parduoda savo variklius Sauber komandai. Pernai šie varikliai taip pat buvo parduodami Prost ekipai. Galbūt laikas pradėti pardavinėti visą bolidą. Štai naujasis bolidas taip pat sukurtas. Galbūt jį pamatysime gal ne kitame ir gal ne 3. etape, o tuomet, kai Formulė 1 sugrįš po 3 etapų į Europą.
Galbūt... Na, o pernykštis bolidas, matome, toks greitas, kad bet kuri komanda nusipirkusi tokį bolidą galėtų, ko gero, pretenduoti į pirmasis vietas. Michaelis Schumacheris leido Juanui Pablo Montoyai stipriai priartėti prie jo paskutinėme rate. Šios sportininkų skyrė vos 18,5 sekundžių. Kimi Raikonenas jau buvo truputėlį atsipalaidavęs paskutiniuose ratuose ir neberizikavo, nebesivijo Montojas, todėl šios sportininkus po finišo skyrė kiek daugiau nei 6 sekundės. Na kągi, Michaelis Schumacheris 4 kartus pasaulio čempionas, rašo stiprų pareiškimą čempionu tapti 5 kartą ir beje 3 kartą iš eilės. Ferrari nors ir naudoja praeitų metų konstrukcijos bolidą, žinoma, jisai yra šiek tiek modifikuotas, negalima sakyti, kad tas bolidas. Uždirbti šie taškai, svarbu tai, kad Mika Salo iš tiesų demonstravo labai puikų greitį, vijosi savo varžovus ir atsivežė pelnytai tą 1 tašką, bandė konkuruoti dėl 2 taškų, bet ir tas 1 taškas šiai jaunai komandai yra labai didelis bonusas. Štai Markas Weberis šiandieną jaučiasi kaip laimėjęs čempiono titulą. Manau, džiaugsmo šiam sportininkui tikrai negali trūkti. Pirmosios jo lenktynės Formulėje 1, lenktynės namuose Australijoje ir iškovotas ne tik 1 taškas, bet 2 taškai. Prisiminsiu, kad dar praėjusią savaitę viename iš interviu Markas Weberis gana ramiai ir užtikrintai kalbėjo, kad pirmųjų lenktynių čia sezono pradžioje Australijoje tikslas yra kvalifikuotis ir tada galbūt finišuoti lenktynėse. Na, patys matote, kokius tikslus vis dėlto Weberis šiandieną įgyvendino. Na ir kaip nebūtų keista, greičiausia rato šiose lenktynėse pravažiavo Kimis Raikonenas. Na ir vėlgi matome, kur atsiranda skirtumas būtent tarp raudonųjų Ferrari bolidų ir jų pagrindinių konkurentų BMW Williams ir Mercedes McLaren bolidų. Na ir ko gero šis skirtumas yra būtent tame, kaip greitai sugeba Ferrari bolidas važiuoti tiek su pilnu degalų baku, tiek su tuščiu. Kai tuo tarpu tiek BMW Williams bolidai, tiek McLaren Mercedesai greitai važiuoja iš esmės tik tai tada, kai jie turi apytuštį degalų baką. Ir žinoma, ne vienas Formulės 1 specialistas pasakytų, kad tokiam stabiliam Ferrari važiavimui didžiausia vis dėlto įtaka turi Michaelis Schumacheris. Jeigu bent gerai panagrinėti treniruočių rezultatus, Michaelis Schumacheris kiekvienose treniruotėse, kiekviename rate važiuoja praktiškai maksimalių tempų, ratų skirtumas būna praktiškai minimalus. Tuo tarpu netgi ir Michaelio Schumacherio komandos draugas Rubensas Barrichello 1 ratą gali įveikti labai artimų Michaeliui laikų, netgi gal ir greitesnių, tačiau sekantis ratai būna gerokai lėtesni ir ratų skirtumai laiko būna kartais daugiau nei 1 sekundė. Taigi Michaelis Schumacheris važiuoja kaip laikrodis visose lenktynėse ir nežiūrint tai, kad Kimi Raikonenas šios dienos lenktynėse įveikė greičiausią ratą, Michaelis prieš jį turėjo net 25 sekundžių pranašumą finišo metu. Taigi, Michaelis 10 taškų, Montoya 6, Raikonenas 4, na ir kiti lenktynininkai pasidalina po 1 tašką, mažėjančią tvarką džiugu. Matyti Marką Weberį iškovojusi 2 taškus, pagaliau po 4-3 metų bado Minardi iškovojo pirmosius taškus, na ir žinoma, pirmasis taškas Toyotai, tai yra Mika Salo. Na ir gana įdomiai išsidėstė įskaitą tokiame neoficialiame padangų gamintojų čempionate. Michaelis Schumacheris be abejo naudojęs Bridgestone padangas laimėjo šias lenktynės, bet kaip nekeista. Štai Markas Weberis demonstruoja, kad jo bolidas yra patikimas net ir po lenktynių. Nesugenda, Markas Weberis labai lėtai važiavo paradinį ratą po finišą, mojavo savo gerbėjams. Žinoma, šis bolidas dar bus patikrintas teisėjų, ar atitinka techninius reikalavimus. Na, tikėsimės, ten problemų jokių nebus. Trumpai matėme savo ekranuose Polą Štodartą, kuris linguoja galvą, šypsosi, žinoma, sako, kad nesitikėjo tokios pergalės šios dienos varžybose. Pirmos lenktynės ir 2 taškai. Štai Markas Weberis. Puikus rezultatas šiose lenktynėse. Na,
Tiesa, labai nelauktai susiklostė šių lenktynių įžanga, kai pirmajame posūkyje susidūrė visų pirma tuo metu pirmavęs Rubensas Barrichello ir Ralfas Schumacheris. Na ir šio incidento pasiekoje matėme, matyt, kažkas tai vėlgi per anksti šiek tiek pastabdė ir pirmajame posūkyje susidūrė dar keletas bolidų ir vos ne 9 pilotai turėjo pasitraukti iš lenktynių, iš esmės joms dar net neprasidėjus. Taigi nors šiandieną ir matėme labai atkaklę kovą, ypatingai kovą dėl pirmos vietos tarp Michaelio Schumacherio ir Juano Pablo Montoyos, tada ne vieną įspūdingą siužetą iš šios dienos lenktynių, bet lygiai po 2 savaičių lenktynėse Malaizijoje galime sulaukti naujų intrigų, kadangi net pusę sportininkų šios dienos lenktynėse mes ekrane praktiškai nematėme. Štai Markas Weberis, Polas Stodartas, sveikinantis savo debiutuojantį lenktynininką. Na, tiesa, jų šios dienos lenktynių rezultatai yra, ko gero, iš fantastikos srities. Labai patenkinta visa komanda, ko gero, jie nesitikėjo ir negalėjo tikėtis tokių puikių rodiklių. Na ir Australija šiandien, manau, ilgai švęs, dar iki šiol matyt vakaras bus labai ilgas, pas mus bus diena, o pas juos bus ilga, gūdi ir linksma naktis. Matėme, Štodartas net neusičiaupė, šypsena didžiulė. Kągi, dabar paklausykime himnų nugalėtojams. Michaelio Schumacherio garbei, o dabar netrukus nuotaikingas Italijos himnas Ferrari komandai. Kągi, sveikiname Michaelį Schumacherį, Kimi Raikkoneną ir Juaną Pablo Montoją. 3 prizininkai. Na, o Michaelio pergalė, galima sakyti, šiandieną buvo tokia tradicinė ir netgi labai lengva. Michaelis Schumacheris įrodo, kad jisai yra Formulės 1 pasaulio čempionas, pasiryžęs šį titulą iškovoti 5. kartą. Na, tiesiog rutininis čempionas Michaelis Schumacheris, kai atrodo, kad viskas byra kortų nameliai pirmajame posūkyje, įvairūs dalykai dedasi lenktynėse, Michaelis Schumacheris visą laiką išlipa sausas iš vandens, na ir paprastai jisai išlipa pirmoje apdovanojimų pakylos vietoje. Taip, vis dėlto lenktyninko sugebėjimas nugalėti tai yra kompleksas jo talentų ir gabumų.
reikia pravažiuoti ne tik vieną ratą greitai, tarkim, kvalifikacijoje, ką beje labai gerai sugeba padaryti Jarno Trulis, bet reikia būti visur pirmam ir netgi sausam išbristi iš tokios košės, kurią mes išvydome pirmame posūkyje. Na, matėme, kad Michaelis Šumacheris gavęs apdovanojimą, kažką su šypsena veide pasakė Juanui Pablo Montoya, tikriausiai pasakė, kad nepyksta dėl Montoyos blokų lenktynių pradžioje, taigi santykiai tarp šių sportininkų atrodo yra neblogi, o pirmąjį šampano krikštą gauna ir Kimi Raikkonenas. Na, matyt, Kimi Raikkoneną šį sezoną matysime gana dažnai užlipantį ant apdovanojimų pakylos. Matėme, kad McLaren Mercedes ekipos bolidas važiuoja gana greitai. Na ir be abejo su kažkokiam techniniam problemom šiandien susidūrė komandos iki šiol vadintas lyderiu Davidas Coulthardas. Na ir Kimis Raikkonenas, galima sakyti, pakišo savo jauną, bet labai stiprų petį, patalkijo komandai ir uždirbo labai brangius 4 taškus. Tuo tarpu šiandieną šį ankstyvų rytą TV3 baigė tiesioginę transliaciją iš Australijos. Mes susitiksime taip pat ryte, tik truputėlį vėliau, lygiai po 2 savaičių, kuomet antrasis Formulės 1 pasaulio čempionato Grand Prix etapas vyks Malaizijoje. Tikėsimės, kad visose lenktynėse ten pamatysime kiek daugiau lenktynininkų, tai be abejo mums garantuoja naujas intrigas ir naują kovą. O šios dienos lenktynės jum padėjo stebėti Kristijonas Kaikaris ir Arūnas Volungevičius. Iki pasimatymų TV3 transliacijose iš Formulės 1. Sudėjau.